Yra 3 dalykai, kurie yra konstanta. Visi žmonės meluoja, čia yra vienas dalykas. Visi žmonės žiūri pornografiją ir visi žmonės meluoja, kad nežiūri pornografiją. Tai yra 3 dalykai, kurie yra... Gerai, vyrai. Bet iš principo... Labiau vyrai, taip. Tai 90 ten kažkiek procentų deepfake'ų iš principo yra naudojama. Štai ir vėl priėjome prie fantazijų temų. Ir koks computing powers bebūtų, kokias problemas galėtų išspręsti be AI-us, įdomiausia vis tiek yra Bibių monstras. Ta prasme, tu nepabėgsi šitą dalyką. Bibių monstras yra Bibių monstras, jis visą laiką yra įdomus. Terminalas. Kągi, mėly draugai, su pavasariu jūs, mėly žiūrovai, su pavasariu jūs, mėly mano draugai, sveikinam visus, nepamirškite paspausti mygtuko, užsiprenumeruoti, nepamirškite palaikinti video ar pasidalinti jo, jeigu jums patinka, o mes sveikiname su pavasariu, pasineriame į dirbtinio intelekto temą. Džiunglės dirbtinio intelekto. Mūsų labai sudomino toksai vienas dalykas, kuris čia Lietuvoje buvo mažiau gal pastebėtas, bet sukrėtė visą pasaulį dirbtinio intelekto ir visokių stebėtojų ir visokių tenais jurisprudencijos pasaulį. Apie tai, kad Pentagonas susipyko su Antropiku. Antropikas gamina tokią chatbotą programėlę Klodas, kuri yra labai gera programa. Labai gera programa, taip esmingai. Aš vakar turėjau galimybės naudotis ne Klodu kaip įprastai, bet Gemini. Esu labai... Turėjai galimybės? Turėjau tokios negalimybės, taip, kadangi Klodas darė labai daug darbų pas mane kompiuterio, aš nusprendžiau, kad nebandysiu jo limitų, tai bandysiu geriau padirbti su Gemini, kurio turiu pro versiją. Tai Gemini man ten bandė tikti, pritarė kiekvienam mano, viskas buvo kaip senais blogais ChatGPT laikais, viską bandė tikti, man pritarė kiekvienam mano pasakymui, ir apskritai pasijutau, kad bendrauju su protiškai atsilikusiu vergu, o ne su, tarkim, tokiu, kaip čia pasakyti, konsultantu. Kaip jūs praleidote, draugai, kaip bus pavasario pradžia? Andriu, kaip tau pavasario? Medžių dažymas irgi purškimas. Medžių dažymas, medžiai dažius. Medžiai dažius. Pavasaris, jūs nepastebit, kaip viskas yra geriau. Šiaip, aš nenoriu nuskambėti kaip tas vyresnio amžiaus žmogus. Bet tu jau esi. Kadangi aš esu vyresnio negu to amžiaus žmogus, aš pasakysiu, kad ne tiek pavasaris, kiek didžiuliai kiekiai saulės. Bet tiesiog, viskas yra geriau. Kaime praleidau, tvarkiau, žiūrkių šūdus išvaliau, Wi-Fi perdistaravau, viskas, taip sakant, vyksta. Ir kažkaip nebe tai pikta, nieko. Nebe tai pikta, jo. Skaitai, galvoju... Jo, kažkaip toks jausmas, kad Covidas pasibaigė, galima eiti lauką. Kolegos, pradėsiu aš istoriją nuo štai kokio dalyko. Žodžiu, prieš kelias savaitės įvyko toksai neordinarinis įvykis. Antropikas Pentagonas pareiškė, kad nepasirašys susitarimo su Antropiku, kurio dėko ten per daug neskleidžia kariškiai paprastai, kurio ten kažkaip sistemas naudoja, nes Antropikas, reiškiasi, yra bloga kompanija. Dar daugiau, jie nusprendė Antropiką priskirti prie supply chain risk sistemų dalies, kitaip tariant, klasifikuoti kaip kinietišką kompaniją ir išimti ją. O tai reiškia, kad, iš esmės, tu negalėsi naudoti ne tik kariniuose reikaluose, tu negalėsi naudoti ir visose reikaluose, kurie tiesiogiai susijęs su valstybės institucijomis, bet net ir kompanijoms, kurios tiekia toms valstybės institucijoms dalį. Asmodėjus yra labai įdomi pavardė, Darijo Asmodėjus yra toksai bičias. Jisai Klodo gamintojas, Klodas, čia biškiai papasakosiu apie tą visą jų konkurenciją pastaruoju metu, jisai pastaruoju metu yra žiūri, įsiveržęs į priekį. Ir Asmodėjus, reiškiasi, jisai atsakė į tai labai aštriai, buvo nutekintas jo laiškas darbuotojams, kuriame jisai apkaltino, sakė, kad mes nesusitarėm dėl 2 punktų. Vienas punktas yra, kad aš neleisiu naudoti Klodo totaliniam savo piliečių sekimui, kitaip tariant, svetimus piliečių sekti galima, bet savo piliečių mes tikrai neseksim. Ir antras dalykas, aš neleisiu, kad Klodas būtų naudojamas autonomiškai, priimant sprendimus dėl žudynių. Šitas jo pasakė, taip pat dar ten išvadino Maską, kad su Altmanu, visi labai nesutarė. Maskas, Altmanas yra open. O Maskas turi SpaceX'ą ir SpaceX'ui priklauso X'as, toksai, vadinkim, upstartas, reiškiasi, kurį labai mėgsta Amerikos vyriausybė. Jisai išvadino tos, žiūrėjau, sakė, aš nelaižysiu užpakalio, taip kaip jie diktatoriai, maždaug, aš darysiu, ką norėsiu. Altmano tas toksai pareiškimas, jisai tapo labai viralus, atsitiko keli dalykai. Pirmas dalykas... Asmodėjos pareiškimas tapo labai viralus. Pirmas dalykas atsitiko didžiulė banga palaikymo. Taip, teisingai, žmogus pasipriešino, ištiesi pragaro mašinai.
Klodo instaliacijos šovė į viršų. Čia atšartą, šiaip iš esmės reikia pasakyti, kad Klodas paprastai nėra ta programa, kurią naudojasi šiaip pilietis. Ar ne? Jeigu nori skirti su mergina, tu naudojasi ChatGPT. Taip, jeigu nori receptą pažiūrėti, receptą pažiūrėti ChatGPT, ten dar kažko ir panašiai naudojasi ChatGPT, naudojasi Klodo tada, kai tu nori ką nors ten spręsti kokį, nežinau, verslo klausimą, ar ten parašyti, paredaguoti kokį tekstą. Kitaip tariant, jie nuo pradžių labai save susipozicionavo kaip, arba, aišku, papasakosim kitus Klodo dalykus, dėl ko jis dabar taip šovė tose dalykuose, aišku, tai yra susijęs su programavimu. Asmodėjus, reiškia, jisai pasakė, šoko dalykas, Altmanas, jo pagrindinis konkurentas, OpenAI ChatGPT vadovas, kuris ruošiasi dabar IPO, jam tai labai svarbu yra, jam, aišku, tokios žinios nepatinka, bet jisai pradėjo kažkaip sakyti, mes čia maždaug darom tą patį, ką ir daro Antropikas, bet mes pasirašysim sutartį su Pentagonu, nes kažkaip taip. Ir tada dar vienas toksai buvo fiksavimas iš to laiško, kad Asmodėjus sako, kad Palantyras, reiškia, jisai reiškia, siūlo jiems, jis ten neįvardino Palantyro, bet supras, kad Palantyras, jis siūlo jiems, kad maždaug, jūs nežinotumėt, kam jūsų sistema yra naudojama ir tokiu būdu jūs busite kaip ir saugus, sako, ne, mes turim žinoti, kam sistema yra naudojama. Sako, jūs galim integruoti tik savo sistemą ir pada jos maždaug jūsų sistema negalės matyti, kam jūs ją naudojate, vadinasi, jūs galėsite pasakyti savo durniems darbuotojams, kurie yra visi leftistai, aišku, kad jūsų sistema yra saugi. Asmodėjus sako, mums taip netinka, nes mes iš tikrųjų čia turim kompanijos vertybės ir panašiai. Dabar Altmanas sakė, kad jisai dalyvauja, dėl to OpenAI sulaukia didžiulės kritikos, tame tarpe savo esamų ir buvusių darbuotojų, kurie sakė, na va, čia paminė vertybės ir panašiai. Grokas tiesiog, Maskas, kuris šiuo metu yra žiūrė atsilikęs tiek nuo OpenAI, tiek nuo Antropiko, jisai tyliai urzgė ten. Kažką ten blogas, ten mizantropika. Ne Antropikas, bet mizantropikas. Leftistai, jo, tyliai urzgė. Reikia paminėti, kad Grokui vis užeina, tas Hitlerio mėgimas. Ne, šiaip tai Grokas yra visai normali sistema, treniruota lygiai taip pat kaip ir visos kitos, tik tiek, kad ten yra keli panaudojimai, kurie faini, tai vienas dalykas, Maskas turi Twitterį, dabar biškibrėsim prie to sistemą. Dabar kas yra tie 3 veikėjai, kurie čia yra mūsų pagrindiniai veikėjai iš to viso dramą? Tai mes turim pirmiausia Eloną Muską. Mes Eloną Muską visi pažįstame. Pasak legendos, kuri yra prašyta knygoje apie Eloną Muską, Elonas Muskas vieną vėlyvą naktį Silicio slėnyje prie laužo kalbėjosi apie pasaulio žmonijos ateitį. Žmonijos ateitis, pasak Masko, bus labai šviesinė, žmonės išvažiuos į Marsą ir ten kolonizuos pasaulį, reiškiasi. Bet kažkaip ten bekalbėdami su gauja kompanijos, kurie taip pat buvo Google vadovas Sundaras, ne Sundaras, dar man regis, ten buvo Laris Brinas, jeigu neklystu. Ne Brinas, o šitas, kaip jis, Laris Page'as. Aš labai atsiprašau, aš noriu biškai pasiaiškinti, tai jie susirenka prie laužos. Pasirodo, draugai. Jeigu paskaitų knygą. Tas laužas yra ne laužas, o šašlaikinė. Čia yra kaip čia pasakyta, Walter Isaacsono knyga, kuri vadinasi apie Muską, reiškia, kuri yra tokia parašyta, tokia graži biografija, kuri maždaug pasibaigė tuo metu, kai Muskas išprotėjo. Tiksliai, kai visi kišo politiką ir jam ten pradėjo darytis gyvenimas žymiai sunkesnis. Tai labai graži knyga yra, žodžiu, ten ta istorija tokia yra ir Maskas, šiaip klausydamas Laris Page'as sako, žmonijai skristi gali į kosmosą tik tai dirbtinis intelektas, jeigu jisai užgrobs pasaulį. O Maskas sako, viešpatie tikrai, tu esi visiškai teisus, senas fantastikos bilietas. Reikia, sakė, daryti kurtimą. O Page'as sako, mes žinau, kad visą dirbtinį intelektą jau sukūrėme. Iš tikrųjų, faktas yra toksai, kad DJIus prasidėjo pas Google. Google'as investavo labai anksti į Londone įsikūrusią kompanija DeepMind, kurią nupirko, toje kompanijos mokslininkai sukūrė beveik visus absoliučiai tuos metodus, kuris yra varomas šiuolaikinis tas LLM-inis dirbtinis intelektas, sukūrė tos visus dalykus. Ir iš esmės, taip sakant, Google'as tuo metu buvo, aišku, turėjo daugiausia duomenų, daugiausia pinigų ir atrodė, kad DJI tikrai darys vienas Google'as, reiškia. Ir tada Maskas sakė, nebus taip. Ir tada Maskas surinko gaują žmonių, tame tarpe pasiėmė Y Incubatoriaus tokį charizmatišką vadovą, kuris padėjo startupams kiltis į pasaulį, Semą Altmaną. Jis sakė, Semai, žiūrėk, sukurkim tokį non-profitą, kuris pasipriešintų Google monopolis ir matyt labai susipyko ten prie to laužo, reiškiasi. Ir mes dabar padarysim non-profitą. Jo, non-profitą padarysime, reiškiasi. Ir mes tą visą dirbtinį intelektą čia padarysime, kad būtų atviras, dėl to ir Open AI, visiems atviras. Čia nekomercinis, nes negali tokia didelė galia būti vienos kompanijos tokios blogos kaip Google'as rėmose. Žiūrėjau, tai Maskas parodė savo mesianinės dalykus. Tada, kas nutiko toliau? Tada Altmanas ten pradėjo dirbti su Masku ir pradėjo ten kažkaip tvarkyti, ten atsirado pinigų jiems trūko, sistema sekasi blogai, nusiviliojo keli žmonės iš Google'o, pasamdė naujų, tame tarpe tokį jauną researcherį Dario Asmodėjų.
reiškiasi, dar ten su keliais žmonėmis. Ir tie visi žmonės pradėjo kurti tą dirbtinį intelektą. Tas kūrimas, čia veiksmas vyko, kai 15 metais. Tas kūrimas ten tęsiasi su nuolatos pinigų mažėjimu. Muskas ant pradžių išrašė pirmą didelį čekį. Kaip žinom, visiems dirbtinio intelektų dabar jau visi žinom, kad jam reikia labai daug serverių. Tuo metu tai nebuvo savaime suprantama, sakė, čia kažkaip vyrai geriau dirbkit, greičiau pasistengkit, darykite dalykus. Nu, žiūrėjau, trumpai tariant, beieškodamas pinigų, kažkaip tai Samas Altmanas pakliuvo pas Billą Gatesą. Billas Gatesas sakė, okei, fainai, duosim čia vis biškį pinigų ir Microsoftas tapo... Išsigydęs nuo Dabar čia kalbant apie Billą Gatesą, čia skaito, tas istorijos yra įtikėtinos. Tai dabar Billas Gatesas pasirodo, kad Gatesas turėjo romaną su pokerio žaidėju. Čia visiškai nukrypimas absoliutus nuo temos, bet mes esame iš DHD, tai atleiskite. Tai šitą, tiksliau, aš nesu iš DHD, bet žmonės taip sako. Tai žodžiu, tai jisai pakliuvo pas kažkokią bridžo žaidėją, reiškia, ir bridžo žaidėja buvo jo draugė, ir už jos mokslus ir kitus dalykus mokėjo pasirodo Jeffrey's Epsteinas, kuris pradžioje norėjo už tą paslaugą patekti į kažkokį Gateso labdaros fondą, kai iš ten išmetė dėl reputacijos, tada jisai pradėjo rašyti Musko reikalų tvarkytojui, kad labas, aš tikiuosi, man susimokės už tą, ką aš ją investavau, nes kitaip čia gali būti labai blogai. O paskui galų parašė ir Billui Gatesui. Ir dabar prokurorai tyrė, čia nebuvo pinigų plovimas, šantažavimas, ar galų galia Gatesas jam nieko nesumokėjo. Nu, žiūrėjau, čia vyksta toksai tyrimas. Tai čia toks apie Billą Gatesą tuo metu. Bet tuo metu Billas Gatesas, priminsiu, dar buvo parašęs Netflix'o savo dokumentą ir atrodė labai nuostabus. Nuostabus seneliumbas, turi daug visokių idėjų, turi ištemdo saulę, padeda. Nu, iš tikrųjų, labai daug gerų dalykų padarė. Faktas yra, žinai, taip sakant, kaip čia sakyti, jeigu esi milijardierius ir nesugebi pakabinti moterų savaime, tai nu čia nieko kaip ir nėra didžiausias pasaulyje tavo nuodėmė, bent jau kol kas nežinoma nieko kito, kas ten blogo būtų daręs. Dabar, žiūrėjau, atsiranda visi veikėjai mūsų, kur Muskas ir šitasgi Altmanas, kurį laiką saugiai dirba su vienoje kompanijoje, reiškia, čia visai draugiškai bendrauja. Kažkiu momentu Muskas pradeda sakyti, žiūrėkit vyrai, davai gal, karočią, pinigų trūksta, iš nieko nesuprantu, aš perimsiu tą kompaniją, nupirksiu ją, čia bus mano dabar kompanija ir jūs tada visi eikit velniop, tiesiog Altmanų pradeda piktis, nes Muskas turi idėjų, jis mėgsta, kad jo idėjomis būtų sekama. Altmanasgi savo ruoštų tų idėjų nepriema, sako, čia viskas kitaip turėtų būti. Altmanas sako, eik šikti, nueina pas Microsoftą, Microsoftas duoda daug pinigų ir tada atsiranda tas momentas, kuris yra toksai, vadinkim, Sputniko momentas, kada staiga darydamas prezentaciją, nes tas dirbtinis intelektas yra daug labai dalykų, ten visokių vyksta, bet reikia kažkaip sugalvoti, ką su juo, kaip niekas nežino, kaip produktizuoti net. Ir darydami prezentaciją Billui Gatesui, nueina Altmanas 2022 metais pas Gatesą, sako, labas, čia mes tokį chatbotą pasikalbėk su juo. Jis pradeda kalbėtis ir jis sako, viešpatė, čia kapėts yra, čia fantastika neįtikėtina ir maždaug tą, ką sukūrė Billui Gatesui, mes išvydome netrukus ir visi sužinojo, kas yra tas dirbtinis intelektas savo dabartinę formą, kaip po tą formą toje kalbėjimas. Žodžiu, kas nutiksta toliau? Maždaug panašių laikų, kai prasideda Microsofto dealas, Asmodėjus ir dar keli labai senior researcheriai sako, čia jūs vyrai darot nesąmonę, čia yra šūdas. Čia yra, taip sakant, čia jūs, taip sakant, nesilaiko tokių principų, dirbtinis intelektas, nes, žinai, priminkim, kad dirbtinio intelekto tą AI Labsus sukūrė pirmiausia, esminis toks pitchas, kaip pateikti OpenAI iš Google ir iš kitų kompanijų, buvo universitetų, buvo pasakymas, kad pas mus viskas bus tas gerasis dirbtinis intelektas, kuris kovos su pasaulio blogiu, reiškia, nu tikrai nebus taikomas, naudojamas, nutaikyti priešingai. Čiūrikas. Tikrai ne Terminatorius. Tikrai ne Terminatorius, tikrai mes Terminatorius tikrai, bet mes kursime antitės, vat Google'as kuria Terminatorių, mes kursim ne Terminatorių. Čia labai įdomus dalykas yra beje, kad ta visa kritika Google'ui, jinai Google'ą privertė padaryti milžinišką klaidą, nes Google'as galėjo paleisti iš esmės kažką panašaus, kuriais metais anksčiau, nes turėjo pinigų, serverių, duomenų, ko tik nori, ta prasme, paleisti dirbtiniam intelektui. Google'as turėjo paleisti savo tokį chatboto tipo dalyką žymiai anksčiau. Google'as vietoj to sakė, nu čia labai daug kritikos yra, čia reikia iš lėto čia viską daryti. Truputėlį mes čia taip padarysim, čia kas saugu labai būtų, nes ten žinai, jisai gali, pavyzdžiui, o viešpaties gali atsakyti neteisingai klausimus, nu, kad dabar visi žino, žmonės su to pilnai susitaikė ir tai pilnai nusigyvena. Jis gali ten, nežinau, patarti, o viešpatie kaip baisu, nu ir ten Google'as sėdi ir tobulina savo ten tą visą sistemą, DeepMind, reiškia, ir tą savo kitose dalykuose ir bando, ir tik po to, kai paleido jau OpenAI, tik po to Google'as sakė, pala, mes irgi viską turim. Tai kodėl mes nepaleidom anksčiau, žinai. Tai, žodžiu, vyko toksai dalykas. Dabar, žodžiu. Tai kas įvyko toliau, reiškia, šito viso istorijoje, mūsų įdomu 3 žmonės. Tai, žodžiu, Muskas išeina, supykęs, trenkia durimis, išeina iš OpenAI, sako, jūs prasidavėte Microsoftui, blogiausiai kompanijai pasaulyje, žodžiu, perka Twitterį ir dingsta kuriam laiku šeterio. Asmodėjus sukuria klodą, susirinka pinigų, sukuria Antropiką, padaro tą savo chatbotą, kuris vadinasi klodas. Ir klodas nuo pradžių yra taikomas verslo klientams. Ta prasme, žinai, čia biškai gal panašu truputėlį tas dirbtinio intelekto modelių, dabar jau kas darosi, jų tas tėmas yra šiek tiek panašus į telefonus. Ta prasme, ar
greitesnis yra Samsungas ar naujas iPhone'as. Gal koks Samsas ar ten Huawei. Reikia paminėti, kad jie turi šiek tiek skirtingas funkcijas ir yra vieni geresni vienur, nu, ta prasme, nežinau, jeigu tu, bet kaip sakai, perki iPhone'ą, ne? Tu tikiesi turbūt geros kameros. Nu, ta prasme, kad fotkins, wow. Nežinau, bet esmė yra tame, kad čia yra daug labai specų, ar ne, visokiausių. Ir pagal specus, pavyzdžiui, tai ilgą laiko tarpo modeliai buvo lyginami tik pagal specifikacijas. Ta prasme, čia maždaug iki klodo įžengimo. Nes iki tol buvo sakoma, dabar Gemini turi geriausią, galingiausias specifikacijas. Tipo, procesorius galingiausias. Dabar Gemini laimėjo. O dabar OpenAI turi galingiausią. Dabar taip, žinai. Dėl to atsirado tas visas serverių fermas. Serverių fermos statymas ir pačiai pradžioje ten tas konkurencija tarp tų visų modelių. Ten atsirado OpenAI, paskui Muskas paleido Groko, nusipirkęs Twitterį, turėjo daug duomenų ir daug serverių ir mokėjo tos dalykus, žinojo, kaip tie dalykai darosi ir nebūdamas ten vienas iš kūrėjų OpenAI'aus. Tada ten visokie kiniečiai, prileido visokių formų apie kiniečius, turėsim čia išskirtinę maestro dalį. Kiniečiai paleido visokių dalykų, paskui kiniečiai išmoko vokti kaip DeepSeekas, kaip čia, išekstraktinti visus dalykus, bet čia jau biškė atskira tema. Žodžiu, dabar kas nutinka? Tai žodžiu, atėjo specialiai labai svarbus ir ką padaro klodas? Klodas padaro, ir tas dirbtinis intelektas yra toksai dalykas, kuris automatizuoja viską ir visur, bet su juo, žinai, mes kaip vartotojai matom labai dažnai paprastas funkcijas. Tipo, labas, ten parašau kažką, tai ir tu įsivaizduoji, kad visas DI-jus yra apie tai, kad tu parašai chatbotę. Tai čia būna pas mus, pavyzdžiui, aš turiu, pavyzdžiui, biznėje tokie konkurentai, kurie sako, mes nenaudojam dirbtinio intelekto stebėti ten, nežinau, ten kažkiem stebėti straipsniams, ar ne? Nu tai, tipo, tu nenaudoji, nes esi durnas, nes tu negali jokiais būdais, kaip čia pasakyti, tu jau naudoji, kai tu rašai Ctrl-C, Ctrl-F, čia yra automatizacija, kai tu pagal keywordus kažką ieškai, bet dirbtinis intelektas tai nereiškia, kad tu dedi chatbotą kiekvieną straipsnį ir klausi, ką apie tai galvoja ir pasitikė dalykams. Tai reiškia, kad tu naudoji viduje esančias galimybės sistemas apskaičiuoti, sukategorizuoti tekstą ir suskaidyti pagal tam tikrą struktūrą ir tik paskui tu gali naudoti tą DI kažkam kitam daryti. Kitaip tariant, duomenų struktūros sukūrimas yra labai svarbus. Bet tai, ką mes matom, dažniausiai tai nebūtinai reiškia tai kas yra. Ir iš to vietoj klodas čia padarė didžiausią perversmą. Iki tol jau daug kas bandė ten kursorius, kiti bandė naudoti DI programavimui. Klodas padarė sistemą, kuri buvo skirta programavimui ir ką jis pradėjo daryti, jisai pradėjo spręsti krūvą tavo klausimų programuodamas. Kitaip tariant, klodas, atsakydamas tavo klausimą, jis vietoj to, kad jisai, pavyzdžiui, klausimas, tarkim, turi kažkokią, pavyzdžiui, tarkim, skaičiavimo funkciją arba kokią nors ten, pavyzdžiui, tenais, kažkokį sudėtingesnį klausimą turi, jisai vietoj to, kad surastų, ką žmonės apie tai kažkada yra pasakę, jisai suranda, ką žmonės apie tai yra pasakę ir tas sugalvoja, kaip man parašyti dabar kodą, kuris apskaičiuotų, ką tu čia dabar man pasakei. Tokiu būdu jo tikslumai tampa žymiai didesni, žymiai svarbesni ir žymiai atsakingesni negu, pavyzdžiui, visų kitų. Dėl to klodas gali daryti visokių fantastiškų dalykų, ypatingai dabar ten jo, kaip čia pasakyti, jo pritaikymo galimybės yra didžiulės. Kitos kompanijos, aišku, OpenAI bando jie daryti viską, bando ten ir reklamą pardavinėti, ir ten socialinį tinklą daryti, ir sorą daryti, visus įmanomus dalykus vienu metu daro, žinai, bet kurie taikyti labiau vartotojai, klodas susikonservavo verslo userių, kas gavosi, labai daug ne tik verslo userių, bet ir asmeninių userių, pradėjo naudotis klodu, nes jisai žymiai tiksliau atsako daugelį klausimų, negu kiti. Yra kitas dalykas, klodas labai ilgai dirbo su dirbtinio intelekto asmenybė. Jie ten turi filosofą, reiškia, kompanijų ir panašiai. Ką reiškia, kad jie iš principo sukūrė tam DI, tarkim, pavyzdžiui, skaisim teoriškai, DI, pavyzdžiui, kažkas paima daug duomenų, sukiša vieną krūvą ir tas DI bus kažkoks vidurkinis, svertinis vidurkis tarp tų visų asmenybių arba nuomonių, kas yra. Taip, žinai, klodas sukūrė kažkokį svertinį vidurkį viduje, ten daug daro tyrimų, kas ten vyksta ir bando paspausti, kad tas dalykas maždaug, kad mažiau meluotų, būtų mažiau linkęs į kažkokį pataiką, darytų dalykus, kurie tarkim, darosi kitur. Aišku, tu gali nulaužti, kai jis tai darytų, bet standartinis defaultinis jo modas yra žymiai labiau toksai, vadinkim, tvarkingesnis ir labiau geriau atsako į klausimus. Kitaip sakant, aš biškai noriu iššokti, nes čia yra nuostabi paralelė su labai senu fantastiniu kūriniu Drakonas nemiega niekada. Taip. Gleno Kuko, kuriame buvo milžiniški laivai, kuriuose dirbo toks prismauktas dirbtinis intelektas, bet laiks nuo laiko jis pabūsdavo. Ir esmė ta, kad visiškai psichai pasidarydavo tie laivai. Jie veikdavo visą kitą, bet absoliutus psichai būdavo. Kol galų galėjo mūsų herojus, pavadinkim, irgi pabudo tas laivas, bet tenai buvo iš išorės atėjusi ne kariškė, nelysim labai į visą, kas tenai vyko, bet moteris, kuri buvo mama jau. Taip. Ir jo sprendimas buvo paprastas, sako, čia yra kūdikis, jį reikia mokyti. Taip. Tai žodžiu, tai Klodui pasamdė mamą ir Klodas labai dažnai aukodavo tą gryną gebėjimą panašiai. Tam tikrą prasme, žinai, sakau, tai iPhone'as yra populiariausias pasaulyje telefonas, jis yra turbūt geriausiai, sklandžiausiai veikiantis, yra dėl to, kad jie daro dalykus, kuriuos išmano kaip daryti. Pavyzdžiui, dabar Klodas padarė integraciją į Microsoftą, kurią OpenAI seniai turėjo.
Jų integracija yra, tiesiog kosminė. Ta prasme, ten aš negaliu patikėti, ką daro jie. Ta prasme, ten daro su Exceliu, reiškiasi, su ten PowerPoint'u ir panašiais dalykais. Tai yra tikrai tikimesnis dalykas. Ir žiūrėjau, tai Klodas nulaužė tą dalyką, kad gale dar ne viskas ir tas bėtas Klodo sėkmė dabar labai stipriai keičia ir paskaičiavimus, kaip jau turi vystytis. Nes anksčiau buvo sakoma, kuo daugiau deginsim pinigų serveriuose, kuo daugiau duomenų deginsim, kai visus duomenis sudeginsim, tada bus viskas geriau ir kažkaip spręs viskas natūraliai. Dabar jau tuo AGI-umi, prieš kurį čia dar prieš porą metų ir metus čia visi sakė, tuo ateis AGI-us, viskas bus aišku. AGI-am niekas netiki, bet visi supranta, kad automatizacija gali būti vis logiškesnė, vis didesnė ir panašiai. Yra visokios ten naujos sistemos, advanced thinking machines ir panašiai, kurias sakome, sukursime AGI-ų tiesiog kūrė iš karto. Bet kol kas tas Klodo būdas, kad, žiūrėk, mes suprasim, ko tu reikia, ten parašysim kodą, tas kodas jau tada matematiškai apskaičiuos vieną arba kitą funkciją ir meta padarys to, duos kažkokį sprendimą, kuris bus panašesnis į tikrąjį pasaulį. Kol kas tas sprendimas panašu, kad yra jisai logiškiausias ir maždaug visi tokiu būdu juda. Žodžiu, tai vyksta toks dalykas. Ir dabar reiškiasi, visi tie trys bičiai, aišku, vienas kito labai nekenčia. Labai stipriai nekenčia, visi reizinasi pinigus, tai Grokas reizinasi pinigus per SpaceX, čia, tokį, kaip čia, Maskas prikabino prie savo turbūt dabar šiuo metu sėkmingiausio verslo, nes SpaceX'as, žinote, siunčia satelitus į kosmosą, bet čia tas verslas nėra pagrindinis. Pagrindinis SpaceX'o verslas, perspektyvos prasme žiūrint, yra internetas. Ir tai, kad jisai tieks visą pasaulio internetą, čia turbūt mažai yra klausimų, dabar čia lyg tai atsiranda vienas kitas ten koks konkurentas, ten Europos Sąjunga kažką galvoja daryti, dar kažką tai. Amazonas leidžia, bet iš esmės tas visas reiškia, tas leidimas to satelitų į kosmosą, jisai yra sugalvoja čia iš tikrųjų Maskas tą dalyką ir jisai žiauriai ten visi pradžioje galvoja, čia nesąmonė, nieko nebus, reiškia, nišinė paslauga ir dabar aiškėja, kad tų satelitų ten yra tiek daug, kad tu galėsi praktiškai jau dabar ten Lietuvoje, tarkim, ten pasiemus Starlinką galima turėti žymiai mažiau, tampa karo svarbus dalykas ir panašiai. Ir tas, aišku, biznis yra tikrai didžiulis, nes tu tiesiog panaikink visą mobiliakų biznį, pasaulį, perimk, arba turėkim perimti, nežinau, 10-20% rinkos pasaulio mobilių telekomunikacijų ir tu turi tokią automatizaciją, tokią skalę verslo, kurios čia mažai kas yra turėjęs. Tai Maskas prikabino prie Starlinko tą savo X biznį ir ten, kad gautų pinigų, nes vis tiek reikia deginti tos reiškiasi tas sistemas. O šitasgi reiškiasi, o Anthropico ir OpenAI pajamos yra panašios, apie 20 milijardų. Pajamos ar investicijos? Pajamos 20 milijardų. Jo, 20 milijardų. Ne, eina. Tai ten Anthropicas apskritai labai gerai monetizuojas, nes jie labai limitus turi griežtus. Kadangi tu gauni gerus atsakymus, jie nebando, kaip čia GPT sakyti, klausk kiek nori. Ne, ten dabar čia GPT irgi pradėjo limituoti jau po truputėlį ir panašiai, žodžiu, bet prasidėjo visokie tokie dalykai. Ir tada aišku yra kiti visi dalykai. Tai dabar šiuo metu vyksta mirtinos muštynės dėl investuotojų, nes Anthropicas, čia beje labai įdomus detalė, vienas turtingiausias Baltijos šalių žmogus šiuo metu yra ir turbūt tikrai bus nebejotina Janas Stalinas. Janas Stalinas yra čiūvas, kuris kažkada padėjo kurti Skype'ą ir yra tos Estijos startupų mafijos vienas dalyvių. Bet Janas Stalinas, būdamas kažkaip investuotojas, jisai pakankamai anksti, man regis, dar reikėjo OpenAI paskelbimo ir iš karto po OpenAI pirmojo paskelbimo suinvestavo tokią mažą, nedidelę AI kompaniją vardu Anthropicas. Ir nusipirko tos kompanijos. Man atrodo, paskutinį kartą, kai paskutinių vertinimų pas jį buvo kažkas apie 7-6 milijardai, žodžiu. Tas ne Janas Stalinas, žodžiu, dabar yra viršininkas, reiškia, ir, žodžiu, tai, taip sakant, Estai valdo dalį Anthropico, taip reikėtų pasakyti, žodžiu, čia, kad... Ir vėl jie... Ir vėl. Jo, čia tiesiog labai gera investicija, Janas Stalinas, Janas, tai jeigu reikia kažkam labdaros, parašykite Janas Stalinas. Ar jis rašęs pats Mykolai ir dėl to, aš esu daug investuotojų. Aš esu rašęs daug investuotojų. Aš esu ne, Janas Stalinas esu rašęs, bet esu labai daug investuotojų rašęs, reiškia. Čia apskaitai, investicijom ir dideliais vardais ir Baltijos valstybėmis vyksta visokių įdomių dalykų, bet čia gal kad nors apie tai kitą kartą. Žodžiu, tai dabar turim tokią situaciją. Tai dar dėkime į kontekstą tą visą Pentagono keisą. Tai viena vertus visi kovoja dėl žmonių, nes žmonės yra, dabar jau nebe taip baisiai, bet visi kovoja dėl žmonių, žmonės gauna kosminius atlyginimus, dar tiesa ten, žodžiu, tai dar pridėkim prie šitos chebros, pridėkim Google, kuris tą DI turi, jisai tobulį sistemiškai daro, aš manau, kad, vis tiek, turbūt Google'as betinant to, kad standartiškai tų recepto klausi pas Google. Ir toliau, ta prasme, jis betina ant to ir jisai po truputėlį tos dalykus daro sistemas. Google modeliai, pavyzdžiui, tas, kad dirba su video, tai aš, pavyzdžiui, galiu pasakyti, Google Gemini modelis yra geriausias video atpažinimo modelis šiuo metu rinkoje, vienareikšmiškai, bent jau kiek mes esame testavę, gal ten kažkokiuose kontekstuose veikia, bet kaip sistema prieinamumas, jis turi nuostabiai gerus įrankius, jis dirba su developeriais, jisai tikrai yra labai patikimas, geras žaidėjas, bet to jisai
Atsargus yra, reiškia, kaip čia, jam nereikia kariauti dėl tų visų pinigų, jisai pinigų turi, Google'as turi 150 milijardų pajamų, žodžiu, jam ten 150 milijardų pelno, man regis, turi, jam tiesiog nelabai reikia ten ieškoti, čia kur paimti, jeigu reikia serverių, pastatysim serverius. Ta prasme, Google'as šito vietoje jisai yra toksai, vadinkim, turi tokią statusą, žinai, bet kita kompanija, kuri žiūri, nori kažką padaryti, yra Facebookas. Tai Facebookas paleido pirmą pasaulyje tokį sėkmingą lamą nemokamą dirbtinio intelekto sistemą, kurią tu instaliuosi pas save. Turi dar visokių minčių, bando ten kažkaip ten Facebooko chatbotą kišti, ten siūlyti. Meta AI, ta prasme, Meta AI ten turi tų dalykų, ten perka talentus, ten nusipirka ten vieną kitą. Žodžiu, ten vyksta, Zuckerbergas meta dafiga pinigų, tai anksčiau metai meta realybė, dabar meta dafiga pinigų, nes mano, kad čia yra labai svarbu. Kitos kompanijos didelės, tipo Microsoftas, dabar kažką lyg tai kūrėsi pats, bet jis leidžia naudotis ir Anthropiką, ir OpenAI. Nu, o Apple'as tiesiog sako, mes žiūrėk, čia vyrai, jūs sukurkite intelektą, mes jį panaudosime, darysim, kai tikrai viskas bus gerai, tai dabar jis turėjo išleisti Siri, čia neseniai atnaujintas su dirbtinio intelekto funkcijomis, nes jie turėjo chatbotą vieni pirmųjų rinkoje, gal net pirmieji, bet neišleido, nes nori, kad labai geras būtų. Tai žodžiu, tai nežinia, kas jiems ten nutiko. Čia kažkas neveikia tiesiog. Tai net, matai, labai gali būti, kad Apple'as, kaip ir sakys, mes busim DI'us be pornografijos. Tai labai gali būti, kad jie daro kažką Anthropico bairį ir kūrė kokią nors papildomą asmenybę, reiškia papildomus guardrailus, kad ta sistema jinai veiktų taip, kaip jie mano, kad jinai turi veikti, nes ten sistema turi būti skirta šeimai, valdyti ten namus ir panašiai. Apple'as tai vietos stovi šalia, nes Apple'as turbūt ir dabar dar galėtų nusipirkti kokią nors, Anthropico nebeįpirktų, bet dar čia anksčiau buvo tokių spekulacijų, kad gal įpirks Anthropiką. Bet nes ten biški panaši logika yra. Anthropicas ir Apple'as labiau tipo darysim gerai negu daug ir greitai, žinai, negu galingai. Ten toksai yra biški požiūris. Nu va, žodžiu, tai vyksta toksai visas dalykas. Tai dabar biški kalbant apie tą, tai dabar perinant prie tos dalies apie tą visą, reiškia, tą istoriją, kas ten vyksta dabar su to Pentagonu. Tai Pentagono užsakymas yra 200 milijonų. Kaip jis yra naudojamas? Panašu, kad jis yra naudojamas vienas dalykas, šiaip žmonės čatina, kažką ten, žinau, ieškosi, kažką daro, žinai, panašiai. Viski pitas sėdės, čia čatina kažką ir panašiai, žinai, daro, ten uždaresniai kokie aplinkoje, ten ir dar kažkaip ir panašiai, žinai, ten serčina kažką ir panašiai, bet didžiąją dalim panašu, kad jie daro tokį dalyką, kuris, biški panašus, ką pavyzdžiui, mes darome, tai yra, tarkim, pas tave kažkokia duomenų bazė yra, ta duomenų bazė kažkaip reikia sustruktūruoti, ir tą struktūravimą pas karinę prasme atlieka Palantyras, yra sukūręs tokią sistemą, kuri vadinasi Project Maven. Nu, ten Palantyras kartu su šituo, kaip sakė Jonas Stewartas, pasakodama šitą istoriją, kai pasakė žodį Palantyras, iškart kambarį pasidaro šalčiau. Iškart pasidaro šalčiau, reiškia, pasidaro. Čia beje, ponas Karpas, kuris anksčiau buvo demokratų rėmėjas, nepadeda reikalams, sakydamas, kad žiūrėkit, vyrai, atims tai darbų, žinokite, AI-us iš visų tų, kur už demokratus balsuoja. Nes visi tokie luvės, kaip tu ten kažką filmuoja, rašo, žinai, tipo žmonės, kurie medžius genėja, tai šių darbo netims. o žmonės, kurie demokratai, tai jų ekonomika suprastės, dėl to vyrai, remkite mūsų dirbtinį intelektą ir respublikonams apsimoka, kad kuo daugiau būtų atimta darbo vietų, nes iš fūros vairuotojo darbo netims, iš tikrųjų atims, bet čia atskira tema, žinai. Tai žodžiu, tai grįžtam prie šitos visos istorijos su šitais gerbiamuoju, reiškiasi, veikėjais. Mavenas yra toks dalykas, kuris, tipo, ten ką jis tiksliai daro, neaišku, bet žinant, ką veikia Palantyras paprastai, tu gali spėti, kad jisai ima duomenis ten iš satelito, iš ten to, iš kibernetinių tinklų, iš ten stebėjimo kamerų, iš dar kažko panašiai, meta jisą dalyką į labai galingą duomenų puodą, ten tą, reiškiasi, tą, kurį paprastai Palantyras kaip veikia. Nu ir tam duomenų puodą bando daryti gražiai suvesti vieną kitą dalyką ir ieškodamas kažkokių tai efektyvumų, reiškiasi, tikslumų arba ten, tarkim, pavyzdžiui, faktas, kad ten tas žmogus važiavo ten, paprastai važiuoja tokiu keliu, paternas yra toksai, tai, pavyzdžiui, įsivaizduokime Tirano, tą taikinių pasirinkimą, ar ne, žmogus važinėja ten tokiu keliu, mes turim jį ten kažkaip taip, tas numeris siejamas tuo žmogum yra, tas pasas flashino šičia kelis kartus ir mes galim sėti tai irgi su tuo žmogum, reiškia, tada ten aerial description pagal tą informaciją suranda tokius ir tokius objektus, reiškia, ir daro kažkokius tokius dalykus, vadinasi, ko gero Khomeini arba ten koks nors ten kitas velniukas, reiškia, gyvena šitoj konkrečiai vietoje ir čia jisai gaus bombelę. Ir čia viski pitas sako. Kažkaip gausi bombelę. Bet tiesą sakant, aš kaip suprantu, Anthropico didysis graipas yra ne tai, kad suras kur, bet kitas šiek tiek pavyzdys, žiūri iš viršaus satelitas, dronas, nesvarbu, ir staiga mato, važiuoja mopedas, ant kurios sėdi bičias su rankšluosčiu ant galvos, bet jis atrodo beveik idealiai, kaip šitas, kur turim, ir mūsų langas šūvio yra 28 sekundės, atskridimo laikas 20 sekundžių, 8 sekundės priimt sprendimą ir vietoj to, kad operatorius sakytų taip, ne, žinai, iš ruletę paspinį. Tai dabar, tai sakymas toks yra. Dabar Pentagono taisyklės to daryti konkrečiai neleidžia.
Pentagono paties taisyklės patvirtintos. Neleidžia to daryti. Tai sakau, dabar šiuo metu to tikrai neleidžia daryti. Ir artimiausiu metu panašu, kad to nebus, tai dar daugiau klodo naudojimas. Panašu, kad jis yra dar ganėtinai toli iki tokių dalykų. Ta prasme, ten dar sistemos iki tokio tikslumo yra pakankamai toli. Aš noriu priminti, kad visos tos sistemos, kaip Project Maven ir visa kita, yra labai jaunos sistemos. Aš pats kuriu vieną kitą didelę sistemą, aš žinau, kaip tai veikia. Draugai, užtrunka biškiutį laiko, kol tu surandi use cases, pasižiūri, kas veikia, kas neveikia ir panašiai. Žinai, plus tu turi, dar atsiminkime, Pentagonas turi 100-metę patirtį taikinių ieškoti, jos targetinti, jie turi labai daug patirties, ta patirtis nebūtinai bus dokumentuota tokiu būdu, kad būtų lengvai suprantama. Net jeigu nebūtų dokumentuota tokios patirties, kad tu galėtum padaryti training dėtos bus per mažai tokiam dalykui ir panašiai. Tai kitaip tariant, kaip čia pasakyti, čia yra tokia, vadinkim, ateities galimybė, kad taip gali atsitikti. Žinok, paprieštarausiu, šiuo metu Pentagonas vykdo dronų pirkimus, kuriuose yra atvirai nurodyta, ta prasme, tai yra viešai prieinama informacija. Visi perka, taip. Kad, kaip pasakyti, yra bazė ir paskui yra opcijos, kurias galima pateikti, kad mūsų jau veikia. Tai pradėkim nuo opcijos taikinio ten fiksavimas, kas nėra labai sudėtinga, daug dronų šitą daro. Sekanti opcija yra vadinamas swarmas, reiškia, kad keli dronai skrenda ir tarpusavį šnekasi ir galvoja kartu. Dar sekanti opcija, kurios klausia, ar jau mokat, tai yra taikinio identifikavimas ir, kaip čia tas, sprendimo priėmimas. Taip. Teisingai. Šito konkrečiai jau prašo. Tai vienas dalykas prašo, kitas dalykas prašo, aš lygiai turiu porą pirkimų savo srities, kur aš nepasakosiu, kurias prašo konkrečiai dalykų, kurių niekas neturi. Bet tiesiog prašo, nes reikia tai padaryti. Arba turi kažkas, tai tarkim, sakysim, pakankamai santykinai mažų dalykų, dėl to, kad kariuomenės laiką nori duoti uždavinį, duokite man kažką tai. Kas darytų tokius dalykus. Pažiūrėk, bet aš noriu pasakyti, kad šiuo metu, ten aš daug suskaičiau informacijos ir suklausiau, niekas to dalyko nedaro, Project Mavenas to dalyko tikrai nedaro. Čia yra biški mokslinės fantastikos rytis, kad tai kažkada bus daroma ir kad tai kažkada vienaip arba kitaip bus veikiama ar panašiai ir koks bus visas tas vadinkim kilčeinas, yra sunku pasakyti, kol kas Antropikas tam kilčeinė nei iš tolo nedalyvauja. Jis naudojamas yra duomenų analizai visų pirma, duomenų apskaičiavimo analizai ir galbūt kitas dalykas, kam naudojami yra chatbotai, naudojami sprendimų interpretavimui. Ta prasme, aš, pavyzdžiui, turiu, tarkim, pas save, sakysim, pavyzdžiui, ten, tarkim, daug duomenų, didelį duomenų paketą, man reikia tą duomenų paketą interpretuoti, suprasti, kas jame yra. Kitaip tariant, atrasti ten, nežinau, ten padaryk tokią analizę, suskaldyk taip. Kas yra, pavyzdžiui, sakysim, vienas būdas, kaip tu tą duomenų analizę tu galėti į 100 000 lentelių ir ten pasodinti analitikų 100 arba 1000, kuris ten tas visus lentelės darys, ten cross reference ir panašiai, arba tu gali padaryti gabaliukais, atiduoti tai daryti Antropikui, kuris padarys ten iš vieną masyvą, kitą masyvą, trečią masyvą ir jau pateiks pirmus įmanomus sprendimus. Tai šitas dalykas yra pradžia, taip jis kažkada keliaus į apjungimo duomenų, kurių žinom, kaip analizuoti tokį masyvą, dar aukštesnį keliavimą ir panašiai. Bet šiuo metu tai dar yra gerokai tolimas procesas, bent jau visi tie, kas yra. Tai dar neveikia. Tai va, bet ateityje, visiškai sutinku, kad ateityje tas procesas, kai jisai bus pilnai automatizuotas ir aš noriu pasakyti, čia turint galvoje tokiais atvejais ir čia tikslumo reikalavimai yra, tas net tu gali 90, ten kaip čia GPT tau pasakys 50% tikslumų, chatbotas ką reikia daryti ir turbūt 60% tikslumų teisingai, bet tam, kad tu pasiektum tikslumus, kurie yra iki toliau, čia tai galioja 28 taisyklė, tu gali pasiekti 8% labai greitai su mažais investicijom, 80% reikalingo tikslumo arba reikalingo efekto, bet 20% kainuoja increasingly daugiau pinigų. Tas pats vyksta dabar su tais pačiais galingumo statymais, dėl ko jie stato tos savo visus papildomas mašinas, nes jiems reikia padidinti 1% galingumą ar 2% galingumą nuo santykinio nulio. Ir dėl to tu investuoji labai daug pinigų, kad tu tą dalyką pasidarytum. Tai žiūrėjau, tai va, kažkaip tokia situacija yra, žiūrėjau, bet čia Antropikas nusprendė stoti, pasak lykų iš Pentagono, tai Pentagonui čia yra labai asmenybinis klausimas, nes Asmodėjus, kaip žinia, yra, aišku, demokratas ir liberalas, be jokios abejonės, skirtingai negu visi kiti, kurie, kaip čia pasakyti, kurių profesija yra, kaip čia, pažiūros yra dirbtinio intelekto verslininkas ar ne, kur, kaip reikės, taip ir bus ar ne. Asmodėjus to pažiūrų niekada neslėpia, turi ten kažkokią tai hipsterę filosofiją, reiškia, kuri ten tą klodą įkifinėja šventosios dvasios, mamina, reiškia, augina, žinai, klodą ir dar kažką daro ir panašiai, žinai. Tai tas dalykas, kitas dalykas, tenais, aišku, jie, žinai, irgi klodas jaučiasi dabar labai kietas, iš tikrųjų yra labai kietas, nes jie žino, kad jie geriau varo negu bet kas kitas ir, aiškiai, ir nusprendė, kad to nepadarys. Dabar, kas toliau vyksta, tai tada toliau atbėgo visos IT kompanijos, Microsoftas ir tas pats Palantyras,
Atbėgo iš karto, sakė, žiūrėk, mes čia dar neišinstaliuosim Klodą. Klodas padavė į teismą už tai, kad jos išmetė. Jis sakė, mes neišinstaliuosime tai dabar Klodo. Pats Asmodėjus atsiprašė Trumpo, kad jį pavadino diktatoriumi, bet atsiprašė, tų, ką išvadino, kad jam labai užpakalį. Tai, žodžiu, nusprendė, kad reikia atsiprašyti. Ir, žodžiu, grįžo atgal prie dėrybų stalo, ir dabar liktai manoma, kad dėrybos yra pasiektos, bet turėjo savaitę šlovės, kaip principingas ir nepasiduodantis operatorius. Šiaip iš tikrųjų, OpenAI's kontraktas su Pentagonu yra labai panašus į kontraktą, čia Antropiko. Yra tokia versija, kad Antropikas biškutį ir pasireklamavo principiniu būdu. Jo, nes tai veikia. Nes mes matome, kaip dabar šauna Klodo panaudojimas. Tik tai mes nežinom, ar jie atsisakė dirbti dėl pasireklamavimo, ar tiesiog išnaudojo galimybę pasireklamavimo. Ar tiesiog susipyko dvi pusės. Nes Viskipitas nedaro tokio labai aiškus dėrybininko pozicijos, tai gali sakyti, tos leftistus, nafik, čia mūsų X dabar bus, žinai. Inžinierės sako, žiūrėk, X-as fainai, bet žiūrėk. Yra reikalų. Žiūrėk, tad biškai išmužinidėjo, nes kalbant apie X-ą, tiesiog, kad suprastumėt, kiek tai yra negerai jiems, tai jie neseniai sakė, kad blogai pastatėm X-ą, sakė Maskas, tai mes iš naujo sukursim. Perkuriam dabar iš naujo. Toks jau dalykas. Jis darė ten pornografiją, tada ten pivotinė pornografija, tada išėjo, kad pornografija ir valstybės įstaigos nebūtinai dera, tada iš naujo pivotinė atgal, tada ten darė leftistinį, neleftistinį, tada ten per daug prispaudė, tada tapo Hitleris, ten tokių yra biškutį tam tikrų problemėlių, ta prasme, nes kaip čia pasakyti, nes, kaip žinia, pas Maską yra vis tiek ten, naktim nemegok ir padaryk dalykus, o dirbtiniam intelektam, kaip matom, tas toksai refinementas, kurį daro toksai pritaikymas, kai daro šitas yra kažkaip taip. Tačiau taip vyksta Amerikoje, bet faktas yra toksai, kad, aišku, amerikiečiai yra absoliučiai šitą administraciją leidžia naudoti dirbtinį intelektą visur, jie mano, kad dirbtinis intelektas yra naujoji Amerikos nafta, tai yra naujasis Amerikos, aš kalbėjau apie tai, kad į Europą žiūri figovai, nes europiečiai neturi, iš tikrųjų neturi dirbtinio intelekto, neturi kažkokį Mistralį, žinai, kuris ten galbūt kažkaip bus naudojamas saugiai Europoje, bet iš principo yra niekam neįdomus. Žiūri blogai tą dirbtinį intelektą, reiškiasi šitamgi europiečių ir taip pat mano, kad tai yra pagrindinių problema kaunantis su Kinija, dėl to šitą administraciją netgi leido prieiti prie sveikatos duomenų sistemos ir atrodo panašu, kad FDA leis netgi sveikatos duomenys pradėti kažkaip virtualizuoti, dėti DI, kas Amerikai buvo tabu visą laiką, nes Amerikos skaitmenizuoti sveikatos sistemą nepavyko iki šiol niekam. Tai pasime bandėte ir Warrenas Buffettas bandė visi daryti, niekam to dalyko padaryti nepavyko ir panašiai, panašu, kad čia yra tikrai daug labai leidimų. Ir faktas taip pat panašu, kad yra, tikrai ten tas valstybinis pritraukimas, ten, nežinau, nuo katariečių iki ten saudų, iki ko tik nori OpenAI'aus duomenų centrus, bet taip pat ir Antropiko duomenų centrus, kur net netestą prisitraukia investuoti, rodo, kad čia tikrai yra labai, labai tokia, kaip čia pasakyti, didelė ir svarbi vieta, kurie vyksta daug visokiausių dalykų. O kaip Kinijoje ten viskas vyksta, klausyk? Kinija įšoko į visą tą traukinį šiek tiek vėliau, kaip ir daug kur. Aišku, pas juos buvo labai teisingas pasirinkimas, nes visokiose OpenAI'ose ir kur tik tai nenori dirbo daugybė Kinijos piliečių realiai. Ta prasme, Kinija turi labai didžiulį kiekį skaičiumi, net jeigu tai nėra procentais didelis, labai protingų žmonių, kurie yra pasamdomi įvairių kompanijų ir ten paskui prasideda corporate bullshit, žinai, kur vyras su žmona paskui išvažiuoja pasiėmę ten kažkokius virusų samplus pasirodo, žinai, atgal į Kiniją. Čia aš šaržuoju. Tai jie šokosi į tą reikalą labai smarkiai, šokosi tipiniais metodais, kad tai buvo ir subsidijuojama labai smarkiai. Taip, valstybė ir subsidijavo, ir tiesioginės, netiesioginės subsidijos. Netiesioginės tai yra būtent visas tas raginimas, kad, kaip čia pasakyti, kai esi Alibabos vadas ir su taim pašneka partijos kažkur ten viršaus atstovas, kuris sako, mes labai pozityviai žiūrėtumėm, jeigu jūs investuotumėt į dirbtinį intelektą. Tu žinai, kad jeigu tu investuosi kokius 5 lemus, ką Alibaba padarė pernai metais, man atrodo, ar milijardus, aš jau net neatsimenu, ten skaičiai didžiuliai. Tai reiškiasi, kaip čia pasakys, kai kitas partijos valdininkas nuspręs tave paspaust, nes reikia biškį daugiau mokesčių išsimušt savo ten valstijoje, ne valstijoje, kaip pas juos ten gubernijos, net nežinau kaip lietuviškai išverst, regionas.
Tai tu skambini tam manam ir sakai, žiūrėk, bet aš suinvestavau, o čia dabar, žinai, jie ten tarpusavį paskui aiškinasi, kurio kepurė yra didesnė. Va. Tai yra ir toksai subsidijavimo būdas, kai iš tavo pačio pinigų subsidijuoja, bet tu žinai, kad tu paskui kitur iš tavęs negręš. Ir per paskutinius 3 metus jie padarė didžiulius šuolius. Mes visi žinom DeepSeek, jis šiaip DeepSeek, bet man visada smagiau vadinti DeepSeek istoriją, kur šovė čia su absoliučiai minimaliais resursais 20 kartų greičiau apsimokina. Teisybė dabar jau ausys išlindo iš maišo, aš kaip suprantu. Akivaizdu, čia, kad mintis yra tokia, kad papasakok ten, kad pasirodo buvo naudojama jau įdirbis visokio jau OpenAI. Tai vadinasi procesas, tiesiog, kad patimpai labai pasakyti, bet tai procesas vadinasi distiliavimas. Distiliavimas vadinasi tokiu būdu, kad tu paklausi, pavyzdžiui, 100 000 klausimų ar 50 000 klausimų kokio nors klodo ir tada bandai rekonstruoti, laikančio lavimo, sėkmingo, bandai rekonstruoti, ką jisai čia dabar, kaip jisai visą tai padarė. Žinai. Kitaip tariant, nusirašinėjai. Kitaiskas šūdas. Kitaiska padelkė. Durnas dalykas yra tas, kadangi nelabai išeina su ta Kinija, vis dar vakaram nelabai išeina teisinių ginčių ginčytis, tai tas daiktas veikia. Ta prasme, ar jie sugebės tolimesnės iteracijas pasidaryti. Ten visą laiką pažiūrėjo. Tai dabar Klodas rašė, kad jos, kad kaip čia paskui būkim atviri, nupiso šitą Klodą. Nauja versija prieš kelias savaitės buvo išėjęs pranešimas, kad distiliavo irgi. Taip, nes DeepSeekas žadėjo naują versiją išleisti ar ne spalio mėnesį ir jiem vis nesisekė. O dabar matyt kažkas tai atsiliepė į I love you e-mailą ar kažkas tokio. Aš nežinau, kaip tenai tiksliai. Tai bus dabar Klodas su mamos šitais, kaip čia pasakyti, padėlinas Klodas su, kaip čia, kuriame vis prasimuš pirmosios mamos sielą prasimuš. Vis buš, net ne siela, o šitas vaiduoklis. Jo, tai dar reikia turėti omeny, kad iš vienos pusės, Kinijos valdžia žiūri į šitą, kad čia yra absoliučiai ir visiškai lenktynių klausimas, tai jeigu pirmasis mūsų žinoma šaltasis karas vyko apie kosmosą, tai šitas kosmosas dabar einam, kaip sakant, neuromanceris veikas sugrįžęs, einame į gilį, į nanotechnologijas literaliai ir taip toliau. Beje, neuromancerio, draugai, Viljamo Gibsono neuromancerės knyga pirmą kartą ekranizuoja bus Netflix'e. Labai laukiam. Labai laukiam. Bet čia tu visiškai teisus, čia yra naujasis Space Race'as. Dar viena didelė įdomybė. Per šitos naujus metus turiu omeny Kinijos šiaip tai budistų labiau gal naujosius metus, Pietryčių Azijos, kurie baigėsi kovo 3 dieną, ten apie 2 savaitės trunka visi tie šventimai. Visi ajajaus gigantai pasitaškė, bet taip literaliai išsitaškė. Gyventojam, įmonėlėm pridalino kuponų naudotis ajajum kinišku. Per naujus metus. Taip. Tai yra, dovanėlės, kalėdų senelis, atsiprašau, ten greičiau drakonėlis ar kažkas tokio, žinai, praskrydo pro šalį, pribarstė, žinai, tų kuponėlių, nei daug, nei mažai, 1,2 Adamavičiau imčiat botą. Dolerių vertės. 1,2 milijardo. Adamavičiau imčiat botą. Mūčiute, gal nori čiat botą. Ką man čiat botą? Čia klausk, pasakys, kokius vaistus naudoti. Bet hypą sukėlė absoliučiai beprotišką. Mes dar nepašnekėjom apie dar vieną įdomų fenomeną, vadinasi OpenClaw. Ir tai nėra pats, kaip jis... Dirbtinis intelektas nėra, tai yra agentas. Taip. Kas yra agentas? Agentas yra tai, kas dirba tau, kaip sakant. Agentą tu gali instaliuotis pas save telefone, planšetėje, ten kompiuteryje. Ir tam agentui, jeigu suteiki priėjimus prie tam tikrų dalykų, jis naudodamas iš čia jau... Šauk. Pildžiau savaitgalį VMI deklaraciją su agentu. Aha. Kaip sekasi? Atrodo nieko, žinai. Atrodo nieko. Bet ten, aišku, padariau, kad čia tiesiog, žinai, pildžiau su Klodo agentu Chrome, jisai yra labai ten sauges, jis klausė kiekvienam žingsnį, ką sutinku, ar padaryti ir panašiai, nes esmė yra tokia, kad agentas paima tavo kompiuterį, tavo vardu, prie kompiuterį imituoja veiksmus, tarsi tu pastaipintum ir daro visus veiksmus. Prisijungia, tai jisai ten kiekviena puslapį, kurį ateina, nusiskrinšotina, supranta, kas jam parašyta, tada suranda, paspaudžia, klikina mygtuką. Kitaip tariant, jisai
Taip, žodžiu, tokių, truputėlį daro visokius veiksmus. Žinai, tai, pavyzdžiui, jeigu veiksmas yra koks nors, kuris yra labai užknisantis, tarkim, pavyzdžiui, deklaracijos, tarkime, arba koks nors ten, tarkim, dalykas, tai aš visai jaučiu jam panaudojimą, žinai, bet jisai ateina ir daro visokius veiksmus. Tai čia, klodo visi agentai darosi, bet be klodo agentų, kurie yra tokie, vadinkime, tiškesni, yra fenomenas vardu OpenClaw. OpenClaw. Austro kūrinys, bet žiauriai daug rado pasiekimo Kinijoje. Kodėl? Todėl, kad jeigu klodas tavęs klausia, būk geras patvirtinti. Jis gali ir neklausti, bet iš principo jis yra sudizainintas būti saugus. Taip. OpenClaw yra sudizainintas ateit ir padaryti backgroundę, neknisant tau proto, eik žiūrėk tik tokus toliau, aš už tave padarysiu. Ir panaudojimo tai randa labai daug. Užbūtink, pavyzdžiui, man bilietus, pigiausius bilietus ir užbūtink juos kelionėje kitų metų, ten, tarkim, rugpjūtį, pavyzdžiui, į Singapūrą. Prižiūrėk mano one-man show e-shopą. Suprantate, aš išvažiuoju savaitgaliui, tu paprižiūrėk. Atsiliep, patvirtink užsakymus, nekeičiant, neinstaliuojant nieko, tiesiog naudodamasis tą infrastruktūrą, kurią turi. Parašyk scenarijų įsiūs klientui. Ne, kol daisim dar iki to. Būtinai, bet šitas daiktas vėlgi yra daugybė sėkmės istorijų, tame tarpe vienas iš tokių įdomesnių buvo, kad, kaip sakant, šeimininkas liepė tam OpenClaw, sako, eik uždirbk pinigų. Bičas per mėnesį laiko uždirbo $41,000. Taip. Ten iš vis neįtikėtai. Ta prasme, pradžioj išsianalizavo situaciją, turėjo prieimą prie Amazonų ir panašių dalykų, prie bičo sąskaitų, nes pinigus reikėjo irgi pasiiminėti ir atsiliepinėti, kad gavom ir taip toliau. Bičas per 2 dienas sukalė knygą, kaip aš tapau ten sėkmingiausiu AI botu ar kažkas tokio. Pardavė ten už $3,800 tų knygų. Šalia to susikūrė e-shopą, kuriame pardavinėjo, kaip pasakyti, ne tik pardavinėjo. Bet aš tiesiog noriu pasakyti, tokios istorijos labai svarbus momentas, ką pardavinėjo. OpenClaw ir visi agentai turi vadinamus įrankius, tools. Pavyzdžiui, tu ten pildėsi deklaraciją, kuo daugiau jų pildai, tuo gerėja tavo toolsas. Ir tą toolsą galima ekstraktinti ir jau parduoti kažkam kitam. Aš ateinu ir galvoju, blemba, dabar man dar reikės laukti, gal jis ten kvailios, gal dar kažką. Čia šito dalyko reikia pažiūrėti. Lietuvos viena perspektyviausių bendrovių IT apskritai, startupas yra Sintra, reikėtų pasižiūrėti, ką jie daro. Jie kaip tik ir daro visokius agentėlius arba virtualius darbuotojus parduoda. Nes dar vienas momentas, ką reikia paminėti, jeigu jūs pamatysite, didžioji dalis e-commerce'as yra vienas didžiausių panaudojimo, ar ne? Ta prasme, tai iš principo, kiek yra fiktyvių parduotuvių šiuo metu internete, kurios dropshipina, bet dabar jos nebe tik dropshipina, bet jas administruoja agentas. Tai nėra jokio žmogaus. Iš principo niekur šitam džeine. Paleidai, moki už elektrą, moki kažkiek tai tokenų už pasinaudojimą ten ar DeepSeek'ų ar dar kažko. Bet aš noriu tik pasakyti tokį dalyką, kad visas istorijas, žinai, čia tas istorijos, kaip aš padariau parduotuvę ir esu agentas, ne tik, kad vienetinės yra, bet jos visos istorijos, be kita ko, taip pat yra dalis to pardavinėjimo. Kaip čia pasakyti, pirk istoriją apie tai, kaip aš padariau agentą, kuris uždirbo €41,000, gali būti irgi agento parašyti istoriją. Tai čia turi vieni, ta prasme, visai pati istorija gali būti irgi meta. Nes čia yra irgi gali. Nes čia esminis dalykas, kaip ir traukti žmonių, yra, kad ten klodas išėjęs yra fantastiškas. 3 dalykai, kurie to nepasakys niekas. Pirk šitos ten promptus, kurių dar niekas nesugalvoja. Bet prie šito dar prieisim. Dar, žinok, yra dar viena puikiai istorija. Bet tas OpenClaw čia gal toks biški nuokreipis. Nenokreipis, žinok. Čia dabar per paskutinės 2 savaitės yra net 1,5, sakyčiau, savaitės toks absoliutus sprogimas Kinijoje su šituo. Dėl to būtinai mes turim žiūrėti tai ir galvot, kas bus toliau. Nes vėlgi, tai Frodo agentas. Labai smagu. Agentas iš vienos pusės, kuris iš tikrųjų duoda didžiulį produktyvumą, ta prasme, į šitą reikalą įsimetė labai smarkiai tokios kompanijos kaip Tencent, kuri turi WeChat'ą, tai yra... Mes dar kartą paminėsim, kad Tencentas, mes keletą kartų kalbėjom, yra didžiausias shadow corporationas pasaulyje. Realiai įsimetė Baidu, kas yra Google'o konkurentas Kinijoje, ta prasme, analogas pavadinkimas. Kinijos Google'as, įsimetė Alibaba tą pati. Kodėl jie įsimetė, jie pagrindė, ten kiekvienas turi savo, aišku, variantą, ten Alibaba siūlo infrastruktūrą, Baidu ten beveik tiesiogiai konkuruoja,
Tencentam yra žiauriai patogu, kad jie turi didžiausią chat engine WeChat Kinijos internete, kas duoda prieimą, nes realiai visi stato ant to, kad tu ateini, instaliuojasi tą agentą ant mūsų infrastruktūros, instaliavimas padarytas iš tikrųjų iki tokio lygio supaprastintas ir realiai, kai primėtė tų kuponų, žmonės stovėjo eilėse prie įvairiausių ten ir WeChat'o salonų ir taip toliau, aš turiu omeny ten, kur aptarnavimas klientų vyksta, iš rankose laikydami kas mobiliaką, kas planšetę, instaliuokite tai pas mane, nes tenai yra tas visiškas hypas ant to, kad tai yra ateitis, jeigu tu be to vaikščiosi, tai tu vaikščiosi su ramentu. Taip. Ir niekaip kitaip negalėsi sukonkuruoti. Konkurencingumas Kinijoje yra žiauriai didelis. Dar iš kitos pusės, valstybinis aparatas užtruko kokią 30 minučių apsižiūrėti, kad šitas visas hypas vyksta ir išleido drakoniškiausius įsakymus, kad jokių būdų neinstaliuoti į valstybinius aparatus arba aparatus, kurie yra naudojami ten su valstybiniu softvaru kažko. Taip. Nes tas daiktas gali pralyst, tu jeigu pasakėjai, imk mano prieimą, jis prieina prie visko. Jis už tave gali eiti akcijom pradėti prekiauti savo sprendimų, jis gali tavo pinigus išleisti kažkur tai suinvestuoti kažkur fiksnajat kur, supranti, tame tarpe ten į narkotikų prekybą ar dar ką nors, žinai, nes pasiskaičiu žiauriai pelninga grąža, žinai, paprašė 18 eurų, žinai, grąžino už 2 minučių. Visas šitas yra žiauriai pavojinga. Iš kitos pusės, aišku, Kinija pumpuoja beprotiškai savo visą tą robotizavimąsi. Ten, aišku, savi kuriozai yra. Ten, tarkim, labai gražiai pašoko naujų metų, ten žalio šitogi žydrojo žiburėlio, ar kaip jis vadindavosi. TV programa, žodžiu, kurią žiūri beveik visą Kiniją. Ten humanoidiniai robotai, labai gražiai pašoko. Aš iš tikrųjų sėdėjau 2-3 kartus peržiūrinėjau, galvojau, čia CGI-jus ar ne. Ne CGI-jus, tikrai matosi. Žmogus Interaktina, yra žmonės šokėjai, yra tie robotai šokėjai. Ir, ten kariuomenė konkrečiai daro, ten, žinai, su visais, žinai, ten, visi į šoną, į kitą šoną, žinai, Alien Invasion, tik tai patrankėlę pasistatyk ir šaudyk, žinai, tak, į šonus. Greitis judėjimo kaip žmogaus, koreguojasi save, ta prasme, matai, kad, pavyzdžiui, nusileido ant kojų, pasikoregavo kažkiek, tai dėl to tai Boston Dynamics tada ir pabaigoj, supranti, tie patys robotukai bėga su šautuvėliais, rodo, kaip šaudo. Ir toj vietoj staiga visa magija dingsta, kadangi viena tai yra CGI-jus, ta prasme, tai matosi. Antra, supranti, kai robotas prie savo veido, kuriame iš tikrųjų nėra net kameros, nes kamera kažkur ant kaktos, kelia, supranti, didžiulį optinį taikiklį, žinai, ir šaudo. Tai čia yra irgi labai įdomu. Ir paskui visi kleimai, kad mes dabar jau gaminam šitos robotus ir jie eis dirbti į sandėlius. Come on, hebra, robotizuotų sandėlių Lietuvoje pilna yra, kur nei vieno humanoidinio daikto. Nieko nėra. Ten konvejeriai, ten rankytės, kurios veikia be jokių ajajų, kadangi tai yra garantuota. Ajajus, pabrėžkim vieną dalyką, ajajus neduoda 100% garantijos, kad pakartos tą patį veiksmą kitą kartą. Šitas irgi labai svarbu yra žinoti. Tai tokie pasitaškimai. Čia dažnai, tas yra visose dalykuose, yra tas, žinai, vienas dalykas yra toksai, kad tekstą žymiai lengviau treniruoti ant teksto, negu ant visokių kitų dalykų, tai aišku, tai judesio dabar ten visais įmanomas būdais ten, žinai, ten, tarkim, Robot Vision tą padarė visi dabar gerai yra, žinai, bet visi kiti aspektai, tipo, ten, žinai, visokie judėjimai, sakyta, ten dar yra, milijonai dalykų, ypatingai, kai prasideda susidūrimai su gamta, pažiūrėkit, kaip sekasi su šituo, kaip sekasi, bet kiek ilgai darė tą visą automatinį vairavimą. Ir kaip jis iki šiol dar neveikia normaliai. Jisai Veimo veikia puikiai. Veimo veikia puikiai, kuris važinėja dalykais, važinėja Veimo yra, dabar jau tokį Uberis paleido panašų daiktą. Veimo yra toksai sistema, taksi kompanija, kuri neturi vairuotojo. Taip. Atvažiuoja vairuotojas, visą kitą pasidaro, bet faktas yra toks, kad tam, kad jūs paleistų, reikėjo numatyti tam tikrą riziką, kad jie gali kažkur tai susidurti, nes su kažkiam mašinomis. Jeigu neturėsi pilnai robotizuotos aplinkos, jeigu turėsi grynus humanoidus, tu turėsi vis tiek problemų. Žinai, kaip čia, ilgai turėsi problemų, kada trūksta medžiagos. Gerai, kolegos, tai žodžiu, Kinija darosi taip, tai aš nežinau, apibendrinant gal pasakyčiau, kad turbūt amerikiečiai dabar daro tas visas inovacijas, o kinai bando paimti ant skalės, masės ir panaudojimo. Ir kitas dalykas, aišku, tas
tas nedžiugina interneto, aš galiu pasakyti savo srityje, žinai, ten, taip sakant, anksčiau būdavo, kad botai, troliai būdavo koks vienas botas trolis. Dabar iš esmės tu gali pradėti leisti net paprastais būdais, tipo per OpenClaw reiškiasi ir ten kokio nors, žinai, nežinau, 20 skirtingų VPN adresų ir skirtingų mailų, tu gali pradėti leisti tokias svorumus, žinai, botų. Jo. Kas yra naujas dalykas, kurį reikės aiškiai suprasti, žinai. Man regis dar reiktų pabrėžti, kad vat, agento vienas iš tų didžiausių patrauklumų yra tai, kad mes ateinam vat, prie to, kas buvo fantastikoje. Tu šnekiesi su juo, tau nereikia tikslių instrukcijų. Tu pasakai, kokį nori gauti rezultatą ir palieki va tavo vergą dirbti tau už nugaros. Bet žiūrėk, bet galiu pasakyti tokį dalyką, kaip žmogus, kuris dirbo labai daug su AI, tai galiu pasakyti, ta prasme, turbūt tas pats ir, nežinau, tas pats turbūt ir vaizde, ir kodavime, ir visur kitur. Iš esmės, netgi su to pačiu klodu. Ta prasme, jeigu nori iš tikrųjų turėti gerą rezultatą, tai tu sėdi ar tekste, ar kažkur kitur tu sėdi, tu instruktuoji, sukūrėm žodyną, sukūrėm sukūrė kontekstą, darai gabaliukais darai, pratikrini 4-5 kartus, važiuoji toliau, žinai, ir vis tiek visur reikia human supervision. Dėl tos priežasties taip pat yra, tas kol kas yra toksai faktas. Kažkurio metu, ko gero, tas dalykas įsispręs kažkaip tai, bet šiuo metu iš esmės jis tikrai pagreitina darbą žmogus, kuris žino, ką daryti. Ir problema didžiausia yra dabar ta, kad ne kad praranda darbą tie žmonės, kurie žino, ką daryti. Problema yra ta, kad nebereikia jaunų darbuotojų, kurie anksčiau darydavo tą darbą, kurį dabar daro jie. Bet kas pas tave vyksta? Žiūrėk, tai mes pakalbėkim dar apie vieną dalyką, kuris yra dar viena problema, su kuria mes susiduriam su AI. Advanced AI laiku. Deepfake'ai nuo 2022 metų daugėdavo kas metus po 100% deepfake'ų internetinėje erdvėje. Dabargi per pastaruosius metus yra skaičiuojama, kad padidėjo 400%. Ta prasme, šitas kiekis... Tai per pastaruosius metus deepfake'ų kiekis 5-guminas. Dabar yra tokia problema, kad tos technologijos, aišku, kad deepfake'as tai yra iš principo, mes turime žmogų X ir jis sako dalykus, kurių jis iš tikrųjų nesakė. Arba turim įvykį X, kurio niekada nebuvo, dabar, man reikia skaisti, Washington Postas ir New York Times'as paskelbė 30 daugiausiai naudotų iraniečių deepfake'ų kare Irano. Taip, ir tas prasidėjo viskas nuo panaudojimo, aišku, politikoje labai toksai žymus Slovakijoje, man taip atrodo, vienas pirmųjų buvo keisų, kur buvo, reiškia, rinkimai Slovakijai, moratoriumas medijos, yra 2 dienos, man atrodo, kur tu negali skelbti jokios informacijos, ir vienas politikas, AI sukurta jo balso žinutė, reiškia, išėjo, kuris agituoja balsuoti už save, kurios jis neįrašė, na ir tas politikas turėjo laimėti rinkimus, o vietos nelaimėjo. Nes pažydė moratoriumą, kurio jis iš tikrųjų nepažydė. Ir jo, tai deepfake'o kiekis problema taipogi yra, kad dar socialiniai medijai tu labai greitai patenki į echo chamberį, į aido kambarį, kur jeigu tu kartą pasižiūri, tau atrodo, kad kažkoks politinis veikėjas vogia šiferį, na? Tu pasižiūri fake'ą, kuriame tu matai tą politinį veikėją vogiant šiferį. Tada tikėtina, kad labai greitai tu matysi, nes tu iš principo jau galvoji, kad kažkas vogia šiferį, ar ne? Tai tu tada matysi tik dalykus, kur yra, vagiamas šiferis. Tipo, lygus masiulis ir dėžė viskio. Tai aš turiu omeny, kad tu labai greitai patenki į erdvę, kur egzistuoja tik tai AI generuotas kontentas ir jis visas yra netikras. Tai dabar per rinkimus mes tai matėm, aišku, Amerikoje ypatingai, kur Kamala Harris po šiai dienai yra daugiausiai deepfake'ų išgyvenęs žmogus. Jį ten ką tik nori, sakė. Ir ypatingai dėl to, kad Elonas Muskas, aišku, dalinosi. Taip, kaip jis sako, kad nebalsuokit už mane. Pavyzdžiui, yra Kamala Harris, kuris sako, nebalsuokit už mane, ar ne? Indijoje labai plačiai per rinkimus buvo naudojamas, bet Indijoje ten yra labai įdomus keisas dėl to, kad buvo naudojami aktorių atvaizdai. Bolivudo aktoriai yra iš principo. Tai yra įžymybės, kurie agituoja balsuoti už vieną ar kitą žmogų ir tas endorsement, tas toksai, kurio tu niekad šiaip negautum gyvenime, ar ne? Taip. Tas neateitų pas tave mega Bolivudo staras ir neduotų. Jis buvo gaunamas ir kurį laiką jis egzistavo ir žmonės galvoja apie tai ganėtinai ilgai. Ir dalykas yra toksai, kad va čia besiruošiant yra labai didelė asimetrija, kaip mes gebam atpažinti netikrą kontentą tarp žmonių, kurie naudoja AI savo gyvenimą, ir tarp žmonių, kurie nenaudoja. Nes tarp žmonių, kurie nenaudoja, AI atpažinimo procentas yra biški daugiau negu 50%, tai yra beveik šansas. Iš principo, tu beveik visą laiką meti monetą, jeigu tu nenaudoji į savo gyvenimą. Aš, pavyzdžiui, pam. Ta prasme, kad tu suprasi, kad tai yra netikras dalykas. Dabar yra kitas psichologinis procesas labai įdomus, kad kai tu supranti, kad tai yra deepfake'as,
pasitikėjimas bendrai, bet Geras. kokiu kontentu krenta dar labiau. Nu, ta prasme, tai iš principo ir mes egzistuojame toje eroje, kur neaišku, kas yra tiesa, ar ne? Žmonės, kurie naudojasi aš turbūt galiu atpažinti 90 kartų, aš turbūt galiu atpažinti paveiksliuką, kuris yra generuotas einės. Aš žiūriu, aš papasakosiu truputėlį, kokie dalykai yra pastebimi tenais. Tai čia yra vienas su tais deepfake'ais, vienas įdomiausių istorijų yra toksai Arupa, tokia inžinerijos kompanija buvo Arup. Ir, reiškiasi, iš jų buvo išviliota, mes programišių draugija, reiškia, sukūrė jų CFO deepfake'ą, ta prasme, prisijungė, reiškia, į kolą, kuriame tam dalyvavo daug žmonių, su tuo deepfake'u, tam buvo kitų deepfake'ų, kurie įtikino, reiškia, kompanijos tenais žmonės autorizuoti pervedimus ir, man atrodo, ar 25 lemai, ten kažkas tokio, buvo pervesta su va tokio. Rankpinigių. Jo, rankpinigėlų, žinai. Tai tie dalykai vyksta. 11 Labsai yra tokia kompanija, kuri generuoja, balso failus, iš esmės, jam užtenka 15 sekundžių failo, kad išgirsta žmogaus balsą ir kad jie jį replikuotų. Čia šitą tiesiog, kad suprastumėm. Ta prasme, aš pas save turiu technologiją pasibildinęs, kur mums užtenka 10 sekundžių failo, kad mes galėtum tiksliai atpažinti, koks tai yra žmogus, subildinimas paskui yra tik tai technikos klausimas. Tai va, tai aš turiu omeny, kad tai yra tokiam levelį visi šitie dalykai. Dar įdomesnis dalykas, apie kurį tu turbūt žinai, kad kas liečia, ten dezinformacija, deepfake'us, yra LLM groomingas, tai reiškia, kai, tu esi, pavyzdžiui, Rusija, ne? Ir tu sakai, tai dabar mes darysim dar kitaip. Mes neduosim netikrų naujienų, mes neduosim kažkokių deepfake'ų, mes iš principo parašysim 3 milijonus straipsnių į Pravdą, kurie yra netikri, kurie sakys, kad Zelenskis valgo vaikus, ta prasme, kažkas tokio. Ir tada, kai LLM modelis ieškos informacijos, jis ras daugiausiai informacijos. Čia gal biškai pasakysiu tokį dalyką, tai tas yra taip, bet šitą, tai čia, pavyzdžiui, būna tokių bairių, pavyzdžiui, staiga skaitai straipsnius apie Moldovą ir randi, Turkijoje, mes kai Moldovoje dirbom, randi Turkijoje parašytų, pavyzdžiui, 80 straipsnių apie tai, kad neteisingai, biškai labai panašių vienas į kitą, skirtingose Turkijos regionės laikraščiuose, portaluose, apie tai, kad, iš tikrųjų, neteisingai ten Gagauzijos vadovė paėmė, čia yra susidorojimas, akivaizdus susidorojimas, ir supranti, kad straipsnių tikslas yra absoliučiai vienintelis dalykas, tai yra tikslas yra tiesiog paprasčiausiai modelio groomingas, yra pakankamai skirtingai panašiai. Iš kitos pusės, yra dabar tie tyrimai daromi, tų visų klausimų, kurios klausia ir darosi. Didžiosiuose modeliuose nėra taip paprasta prikišti šūdo, nes vis dėlto jie tą savo ingestionus ten refinina ir vis dėlto, ta prasme, yra ten, tarkim, tie modeliai yra pakankamai galingi, kad jie galėtų pradėti patys galvoti, kaip gintis. Tai yra tokia problema, kaip LLM groomingas egzistuoja, bet jeigu pasimsi, pavyzdžiui, investicijos dydį, ar ne, kurios reikia sukurti tokią sistemą, aišku, tas investicija irgi mažėja ir galima procentą kiekį per žmogų, kuris padarys tą paiešką. Taip. Tai bus nedidelė. Čia ir privalumas yra turbūt, kas labiausiai nuo to saugo, vis dėlto reikia pasakyti, labiausiai nuo to saugo kompanija Google'as. Taip. Kompanija Google'as yra 30, visi LLM-ai, visi grokai išmoka ir visi kiti šiuo metu dirba, naudojasi Google indeksu. Tuo pačiu senų gerų Google page'ų, kur tu paspaudi paiešką ir kai Google'as ieško informaciją apie kažkokį įvykį, ką jisai daro, iš esmės jisai paskelbia krūva reiškiasi, ten, nežinau, 30-40 paieškų, ten skirtingų, ten, nežinau, ten trūkanas. Kas yra, kaip čia, kodėl trūkanas toks keistas, pavyzdžiui, paklausiu aš tokį klausimą. Ir LLM-as paieško, kodėl trūkanas toks keistas, ir ta trūkanas gaunas ten, trūkanas tatuotas, trūkanas gėjus, trūkanas žmona, trūkanas vagia valgo vaikų. Tai pateičia krūva tokių apklausų į Google. Vagia valgo gėjus? Gėjus, ne, keistas ir panašiai. Tai tu pasiklausi, aš tiesiog juokauju, bet pasiklausiu tokių dalykų, bet aš nejuokauju. Šitą pasiklausiu tokių dalykų, tai dabar randi tokį vairį, žinai, tu paleidi tokią apklausą ir taip tu tada gausi kažkokią sintezę dalykų ir tai nuvalgys aukščiausiai esančius Google paieškos rezultatus ir tokiu būdu papasakos tą, kas apie tave tai surado, kažkokiu formatu, kaip tu esi užklausęs. Tai tas priežasties groomingas yra, tiesiog norėjau pasakyti, kad šiuo metu tai yra potenciali problema, bet kol kas internetas saugo Google'as, kuris nuo seno gydasi nuo panašaus šūdo ir jisai taip turi nemažai to patirties. Jeigu OpenAI'us perės nuo Google, kaip nori atsikabinti nuo Google sistemos ir to indekso ir perės, pavyzdžiui, kokią nors ten, tarkim, savo sukurtą indeksą naują, tada, ko gero, ta problema gali tapti žymiai didesnė. Jo, bet judėkim prie, iš esmės, tai čia visi šitie deepfake'ai dalykai, jie yra problemėlė, bet iš principo daugiausiai deepfake'ų yra kūriama vienoje tokioje srityje. Yra 3 dalykai, kurie yra konstanta. Visi žmonės meluoja, čia yra vienas dalykas, visi žmonės žiūri pornografiją
ir visi žmonės meluoja, kad nežiūri pornografiją. Tai yra 3 dalykai, kurie yra... Gerai, vyrai. Bet iš principo... Labiau vyrai, taip. Tai 90 ten kažkiek procentų deepfake'ų iš principo yra naudojama. Štai ir vėl priėjome prie fantazijų temų. Ir koks computing powers bebūtų, kokias problemas galėtų išspręsti be AI-us, įdomiausia vis tiek yra bibių monstras. Ta prasme, tu nepabėgsi šitą dalyką. Bibių monstras yra bibių monstras, jis visą laiką yra įdomus. Bet tai yra problematika, čia, aišku, jokiais viską, bet problematika yra kur kas didesnė. Bet aš tiesiog noriu pasakyti, kiek, kur AI tikrai padarė didžiulę įtaką, tai yra pornografijos industrija. Pornografijos industrija atsirado naujas pornografijos sritis, susijusios su kailiukais ir moterimis turinčiais visus įmanomus, moterimis arba vyrais turinčiais visus įmanomus lytinius organus. Gamyba, tas dalykas vadinasi futanarija ir tai dabar yra absoliučiai numeris 1 kategorija visose absoliučiai pornografijos dalykose. Tai yra didžiulė industrija ir skaičiuojama, kad dirbtiniam intelektui tam to industrijoje bus to išleidžiama daugiau pinigų negu kad kitiems dalykams, nes žmonės, kadangi žiedami pornografiją žino, kad tai yra feikas, gali pakęsti ir dar daugiau feiko. Bet problema yra biškai kita. Tai problema yra labiausiai, kad, daugiausiai yra krūva appsų, kurie, pavyzdžiui, Nudify ar ten dar kažkas, kurioje tu paimi realaus žmogaus nuotrauką ir, aišku, tavo jis sugeneruoja, kaip jis atrodys nuogas. Tai, aišku, yra marketinama specifiškai į vyrus, kad jie, nurenginėtų moteris. Tai čia jau savaime yra... Norėjau tokį mažą dalyką, tai labai nepertraukė. Atsimeni, toks dalykas buvo, o tokia urban legenda buvo apie raudoną juostą. Nesat girdėjau. Čia galbūt Terzičio gatvės legenda. Kai aš buvau vaikas, man buvo kokie maždaug 6-7 metai, ten kaip ir viskas neturėjo rūpėti, bet atsimenu, tuo metu labai buvo garsių legenda, tokia urban legend apie raudoną juostą, kuri įdėti fotoaparatą, juostą, kuri yra raudona. Raudona juosta nurengia žmonės ir nurengia žmonės. Fotojuostelė. Taip, fotojuostelė. Pakeiti fotojuostelę, kabaratą įdėdi ir tada gali nufotografuoti moterį ir matyti ją nuogą. Jo, tai... Tokia urban legenda buvo, tai aš noriu pasakyti, kad tas kažkur matyti labai giliai kabo tas instinktas nurenginėti pažįstamus žmonės. Tai čia vienas dalykas, kitas dalykas, aišku, yra garsenybių pornografija, yra be galo populiarus dalykas, kas yra automatiškai ten impersonacija, privatumo bryčiai. Tai yra labai daug dalykų ir, aišku, kenčia dėl to moteris labiausiai, vyrų nurenginėti niekam neįdomu. Jie patys nusirengia, žinai, tik tai... Tai čia yra vienas dalykas ir tai atsiranda labai... Patičios visokios. Dabar reiškia labai didelė problema. Kita problema yra vaikai. Kuri yra be galo didelė ir bendrai, aišku, tas generatyviniai, difuziniai AI, kurie generuoja reiškia, video arba foto kontentą, jie visi yra išmokyti iš principo ant to pačio dataseto. Kas yra datasetas? Tai yra surinkta data, kur internete mes pažiūrime Lion 5B, man atrodo, jis vadinasi, tai toks vokiečių non-profitas surinko, reiškia, 5 milijardus paveiksliukų iš interneto, aprašė kiekvieną paveiksliuką, kas tai yra. Ir tie difuziniai modeliai, tai yra, iš esmės viskas. Tai yra nuo Soros iki to pačio ChatGPT yra išmokyti ant to pačio dataseto. Paskui ten yra pridedama dalykų. Tai dabar tame datasete yra identifikuota, kad yra daugiau negu 1000 vaikų nuotraukų. Tai vadinasi, kad, kuriant pornografiją yra mokomasi iš to. Vaikų ar... Ne, tiesiog vaikų, bet iš ko tu mokaisi? Ta prasme, tu žinai, tai mokymasis, tai, jis vyksta, jis iš to ir vyksta, kad paskui jis supranta, kas yra vienu žodžiu. Taip, aš puikiai šitą suprantu. Tai dabar tai yra ir atsiranda įstatymai, kurie baudžia iki 3 metų kalėjimo, man atrodo, už tai, kad tu naudoji kito žmogaus atvaizdą, ypatingai pornografiniai medžiagoj, su vaikais yra baudžiama labai stipriai, Pietų Korėjoje buvo neseniai tokia išrišta Telegramo grupė, kurioje buvo 200 000 narių, kurie dalinosi būtent generuotais dalykais, baudos buvo labai didelės. Atsiranda krūva kitų problemų. Pavyzdžiui, mes visi girdėjom apie tokį dalyką kaip sextape, ar ne? Kur aš turiu tavo sextape, dėl to tu čia darysi, ką aš noriu. Tai dabar sextortionas, šitas dalykas, kur tu grasini sextape. Jis gali būti sudėti deepfake'u. Taip, ir tai yra... Aš noriu pasakyti, čia yra baisus dalykas, žinai, tas ne, kad, žinai, kaip būna vaikas, žinai, paauglys koks nors, arba ten paauglė, arba jautresnis vaikas. Jautresnis vaikas ir, sakysim, susėdė ten kažkokiuose šatuose ir susirašinėjimuose ir ten, žinai, tipo adolescents, kur mes kalbėjom situaciją, žinai.
Ir spendi, ir ten kažkas taiga, pavyzdžiui, paima ir padaro tavo kažkokią tai tipo pseudo seksteipą, iš ten kažkokias fotografijas, kur tiesiog šiaip tai kažkur tave nufotografavo ir pridėjo kažkur ir padalino tarp visų vaikų, žinai. Ir patys šios gali būti visiškai žvėriškas. Tai va būtent, kad tai labiausiai yra tavo spaudimas. O vėlgi apie momentą, kad tai yra visas šitas dalykas veikia, Luisas Tirūnas, padarė naują dokumentiką apie Manosferą. Tai būtent jis yra taikomas į vyrus, iš principo aukos šitoje vietoje yra moteris. Neproporcingai daug moteris. Taip, neproporcingai daug moteris. Ir tai yra labai didelė problema, kurią pabliški bandoma kažkaip tai spręsti. Dabar prie tų kitų dalykų, tai kalbėjau truputėlį apie tą Lion 5B dalyką, kuris yra tas datasetas didžiausias. Ir kitas dalykas ir problema yra bendrai. Tai tos nuotraukos, kurios buvo naudojamas tame datasete, kad apmokyti visus AI modelius. Dabar mes Vokietijoje, man atrodo, Švedijoje turime keletą artistų, keletą menininkų, kurie yra kreipęsis į teismą dėl to, kad jie nenori, kad jų nuotraukos būtų naudojamos apmokyti bet kokius AI modelius. Ir tai vėlgi, teisinės bazės kaip ir nėra šitam dalykui normalios ir tenais vyksta tokie pavieniai teisiniai procesai, bet kuo toliau, tuo labiau tas dalykas stumsis į priekį. Ir tu žinau, kad nori kažką pasakyti. Aš tiesiog turėjau labai daug svarstymų pats savo šitą temą. Pas mane burbulė nemažai yra žmonių, kurie pasisako, kad aha, taip, OpenAI buvo ten open, dabar pasidarė closed ir aplamai, kodėl jie niekšai išmokino savo ten tą kūdikį ant svetimų žmonių darbo. Tai šitas mane kažkiek tai privertė susimastyti ir tokie praktiniai pastebėjimai. Be abejo, esu tikras, šitą jau irgi sakė, kad jeigu tu, žinai, vaikštai žiūrai į Picasso paveikslus ir paskui nupieši kažką Picasso stilium, ar tu pavogėjai ar ne, žinai. Čia filosofinis klausimas. Matai, bet tu ribojamas to klausimų savo įgūdžių ir gebėjimų. Tam tikrą prasme tu čia irgi, žinai, mokini. Ar tu paskui už tai gauni pinigus, jau įveda iš karto papildomą kintamą į ten LLM-ų galutinis tikslas vis tiek yra uždirbti pinigus, irgi papildomas kintamasis. Tačiau aš manau, kad mes čia vėlgi atsimušam į tą patį dalyką, kurį labai smarkiai prieš 100+ metų sprendė, kai buvo perfotografuojami paveikslai ir staiga tu galėjai turėti, supranti, visą knygą su reprodukcijom, kurios idealios techniškai reprodukcijos buvo. Šitas irgi sprendėsi, kažkokie tai išeitys buvo rastos. Aš manau, kad šitoj vietoj išeitis rasim, bet tikrai ne tuo būdu, kuris dabar yra Čia dar vieną tik dalyką pridėsiu, neseniai čia visose tyrimuose buvo toks didelis skandalas, kad paaiškėjo, kad nepaisant to, kad LLM visiems sako, kad labą dieną mes paimėm visas knygas ir mes tiesiog truputėlį, čia nesaugom, mes išmokėm viską. Nieko neišmokė, visi turi visas didžiasias knygas ir didžiosios dalykus savo atmintyse. Čia tas labai kartais būna, galiu pasakyti tokį dalyką, kai naudoji daugiau LLM-os, atsiranda toks bairės. Tu sakai, pavyzdžiui, sukurk man kokį nors daiktą. Tu sukuria labai spūdingą daiktą, labai kietai atrodo, wow, nerealiai, fantastiškai atrodo, labai geras dalykas. Pavyzdžiui, aš dabar čia biblioteką šeimos dariausi, sukuria nuostabią biblioteką. Bet kai žmonių tą biblioteką perkurti, kitaip, perdaryti. Kitaip, sakys, logika, mes sukūrė šūdą, ilgai labai kovojau, kol nupasakau tiksliai, ko aš noriu. Dėl ko taip yra? Taip yra dėl to, kad LLM turi preferred answers, kurios yra įsisaugoję savo atmintyje ir visi didžiosios knygos ir dalykai saugo atmintyje. Ir tai yra priežastis, dėl kurios yra tam tikri keli stiliai, kuriuos jie labai mėgsta pasiūlyti žmonėms iš karto. Nes žmonės sako, šitas stilius labai man patinkas, labai fainas ir tas stilius tiesiog yra kažkieno menininko stilius, kurį testeriai labai daug kartų sakė, yes, like, labai geras stilius, labai geras dalykas. Ir kai kurie menininkai, arba kai kurie stiliai, arba kai kurie turiniai turi būti tradicija neproporcingai daug būti naudojami duomenyse. Ir čia yra tam tikra problema, kad gaunasi, kad, tarkim, ten, žinai, tenais, pavyzdžiui, tenais, sakysim, sukuriama yra koks nors, ten, pavyzdžiui, iš milijono fotografijų, ten kokia nors tema yra sukuriama, pavyzdžiui, ten, tarkim, žinai, 40 000 yra sukurta iš esmės vos ne replika padaryta. Už tai autorius, aš nesakau, kad to negalima daryti, už tai autorius negauna jokio atlygio. Jo. Šitas taip. Būtent čia yra atlygio dalis. Čia iš principo nėra, nes, tai žiūrėk, studentai mokosi, dailės mokykloje, stebėdami Picasso darbą. Bet skirtingai nuo žmogaus, kuris yra įkvėptas tuo, ar tave gali paminėti. Žmogus, kuris pateikia savo medžiagą, jis negauna jokio... Čia už reprodukciją, jeigu tu pasakys tokį dalyką. Reprodukcijos, taip toliau. Bet reprodukcija, menininkas, jeigu nepasibaigęs yra jo autorinis galiojimas, jis gaus pinigų.
Tai vat sakau, Už savo knygą parašytą tu gausi pinigų. Bet vat kas man nepatinka, nepatinka tas, žinai, toksai pastovus badymas, bet tai jūs išmokot, deal with it, ta prasme, tai jau įvyko. Ne, tai gal neatimsi, aš greitai pabaigsiu ir perleisiu, kaip sakant, žodį. Kitas dalykas, Europos Sąjungoje visi tie draudimai, visas tas slapstymasis, vat konkretus pavyzdys, net ne LLM-ai. Vokietijoje negalima naudoti video kamerų, nebent ten 118 skirtingų reteipų perkerti ir taip toliau. Ir nuo to yra blogiau visiems. Kokių video kamerų? Bet kokių video kamerų, kurios stebi toliau negu tavo namai. Ta prasme, parduotuviai dar kažkur, jokių būdų, tai yra žiaurus privatumo pažeidimas, ko pasekoje yra dafiga vagysčių ir taip toliau. Ir šitoj vietoj mums teks susitaikyti, kad bus kažkoks tai praradimas tam, kad mes galėtumėm laimėti. Žiūrėk, man reikia čia biškai kitus dalykus kalba. Čia kalba turbūt ne apie panaudojimą, kalba apie tai, kaip babkes pasiimti. Kaip turi susimokėti už savo įrankį, jeigu tavo įrankių... Su šito aš ne prieš. Kokiu būdu tai padaryti, ar ten DNR kažkokie, ar dar kažkas, kitas klausimas. Faktas, kad tas momentas, tai yra mokymo vėlgi. Lion 5B dalykas jis yra išėjęs. Ta prasme, tu jo negali kažkaip susigrąžinti atgal. Jis egzistuoja. Dabar keletas momentų įdomesnių, kaip artistai apsaugo savo darbą šiuo metu, yra, man taip atrodo, dvi programos. Viena vadinasi Nightshade, kitas yra Glaze, ta prasme, kurios prieš tai, kai darbas yra išleidžiamas į internetą, ar ne, jame yra įdedamas digital footprintas, kuris reiškia, kai aiškia bando suprasti, kas tai yra tavo darbas, ten yra įdedamas mažą tokią šutkelę. Ir jis nesupranta, nes pikselis kažkur yra nušokęs ir jis tada visiškai kitaip interpretuoja stilių. Tai yra toks apsaugojimas, kaip dabar artistai neleidžia krolinti... Bet kuris bus nulaužtas labai greitai. Taip, bet jei kažkas sugalvos, čia bus to žaidimas. Bet aš turiu omeny, kad jau yra keletas būdų, kaip, sakykime, internetinius darbus internete apsaugoti nuo to, kad jis būtų nuskaitytas. Dabar bendrai klausimas, čia taip, aš labai stipriai turiu tokią nuomonę šito klausimu, kad kūryba visgi nėra algoritmas. Kūryba yra žmogaus prerogatyva, ne mano čia žodžiai, perskaičiau, ta prasme, ir tai, kad mes galime įsivaizduoti muziką natas, mes galime sukurti tekstus, mes galime įsivaizduoti pasaulius, mes galime suprasti, kaip žmonės jaučiasi, čia visgi tai daro, žmogus. Aiškia, to daryti nesugeba, jis gali, pavyzdžiui, jeigu mes sakome, žinai, parodyk man, kas yra skausmas. Jis supranta, kaip atrodo skausmas iš daugelio medžiagų, bet kas tai yra? Jis sugeba atrinkti tas medžiagas, kurios skausmas yra paminėtas. Taip, bet kas tai yra, jis, nesupranta, nes jis, žinai, nėra žmogus. Ir tai parodo keletas tokių dalykų, dabar vėlgi, aš labai daug išgyvenu ir savo industrijoje, ir visur, tai sako, tu padarykit su aiška. Tai su aiška padarykit, gynyzi. Ne viską mes padarysim su aiška, pavyzdžiui, reklamų srityje. Ir yra ten pagrindiniai AI, tai yra Sora, tai yra Veo, tai yra Runway'us, kurie naudojami video generacijoje. Jie turi tam tikras problemas, tai tas problemos yra nekonsistencija, čia yra viena problema, kad jie negali iš principo išlaikyti nuo kadro iki kadro. Konteksto trūksta. Jis nesupranta žmogaus 3D erdvėje. Mes esame žmonės 3D erdvėje, jis vis tiek į viską žiūri labiau kaip į dvimatį dalyką. Kitas dalykas atsiranda, juokingiausia problema, kalbant apie video generacijas, vis dar yra rankos. Kodėl? Ta prasme, tai, jeigu jūs pamatysi 6-7 pirštai, dėl to, kad ranka kaip dalykas, tai yra labai sudėtingas biomechaninis reikalas. Ranka turi daugiau negu 1000 konfiguracijų. Ta prasme, kaip gali būti pirštai, žinai, ir jis mato ranką, ta prasme, nuskaito ranką ir tas kiekis galimų konfiguracijų, kaip ranka atrodo, jam yra biškai per didelis. Dėl to atsiranda 6 pirštas. Žinai, taipogi yra, reiškia, jeigu jūs norite atskirti į medžiagą, tai jeigu jūs prisizūminate prie dalykų, kur yra kažkoks tekstas parašytas, ta prasme, tai dažniausiai bus neteisingas. Tai yra nekonsistencija patternas. Jeigu mes turime, nežinau, marškinius, ar ne, tai viena saga visą laiką bus biški žemiau negu skylutė. Ta prasme, kaip neveikia žmogiškai, tu negali užsisekti, nes kai gaminami marškiniai yra pagalvota, kad tas dalykas būtų funkcinis. Aš tiesą sakant, esu turėjęs tokius marškinius, bet aš tiesiog sagą persimūžiu. Bet aš turiu omeny, kad yra tos nekonsistencijos, kurios išlieka. Ir nes fizika yra kitas dalykas, kurios jis ne iki galo dar nei vienas nemoka fizikos dar. Bet sunku dar labai yra. Ir dalykas yra toksai, kad
Dar vienas momentas, apie kurį aš trumpai dar noriu pakalbėti, tai AI kaip niekad generacijos iššaukia tokį dalyką, kuris yra Uncanny Valley. Uncanny Valley yra terminas, kurį sukorė toks japonų, paminėjo pirmą kartą, japonų ir robotikos ekspertas, reiškia, kad kai mes matom robotą, ar ne, mums normaliai, čia yra robotas. Tarsi, čia yra robotas, taip, jis yra metalinis, jis ten kažką daro. Metalinis žmogus, normaliai. Kai mes matome androidą, tai yra robotas su žmogaus veidu, mūsų smegenyse įsijungia momentėlis, kuris ir vadinasi, to pavadinimo Uncanny Valley, kad tai atrodo kaip žmogus, bet jis nesielgia kaip žmogus. Jis, kažkas yra keista. Čia jeigu būtumėt pažiūrėtumėt vieną nuostabiausių serialų mano matytų Westworld, tai jis jau visas apie tokius, dabar serialas apie tokį, vadinkim, pramogų parką, kuriame yra žmonės ir yra robotai. Ir kai robotai pradaltis, arba pažiūrėtumėt Antropiko reklamas, beje. Taip. Čia buvo, kuris buvo Uncanny Valley efektas, buvo padarytas Antropiko reklamose per Super Bowl'ą. Jūs matytumėt būtent Uncanny Valley dalyką. Tu matai žmogų, kuris yra žmogus, atrodo kaip žmogus, kalba kaip žmogus, bet, pavyzdžiui, jisai, kaip Antropiko reklamose, patyli sekundę. Ir tai sako, ačiū labai. Dėkui jūsų klausimą. Ir Uncanny Valley yra labai stiprus, tai yra jausmas, tai yra jausmas, iš tikrųjų tai yra brainwave'as, tai yra smegenų signalas. Kuris tavęs nepriema, nes mes pripratę, žinai, sėdė Andrius laiko va taip ranką, žinai, aš pratęs, man normaliai, čia kaip žmogus elgėsi. Jeigu čia būtų Andrius, bet jis kažkaip, kažkaip ne taip sėdėtų. Man būtų kažkas keista. Ir dabar kiekvieno, pagal tą Masahiro Mori, ta prasme, žmogus yra, kuris pasufleravo Audrius, kas tai yra per asmo, kiekvieno, to robotų dizainerio tikslas turėtų būti... Čia šitas kažkas vertė Uncanny Valley, atsimenu, kažkur tai buvo nejauka. Bet tikslas būtų stumti per Uncanny Valley tol, kol tu išlipsi iš tos vietos, kol tas keistumas jo nebebus. Ta prasme, kad tai, kad tu priimtum tą. Ir aš minėjau, kad atpažinti į kontentą, suprasti į kontentą yra 50%, bet emocinis atsakas į AI generuotą kontentą yra, šiaip jis yra prastas. Ta prasme, bendrai pagal visą studiją žmonės mato, kad kažkas ne taip. Tai yra dalis to Uncanny Valley, tai reiškia, kad mes dar esame su AI tom generacijom, mes dar esame slėdyje. Mes dar sėdime, kad dar mums keisti, žinai. Jis stumėsi į viršų, ta prasme, po truputėlį, ypatingai nuotraukų generacijai, apart veido akių, mes artėjame į tą vietą, kur turbūt iš to Uncanny Valley mes iškeliausime. Buvo keletas keisių, vienas dalykas Coca-Colos reklama, turbūt ten girdėjote, kurią bandė AI atkurti žymėje Coca-Colos reklamą, ten žiauriai nesigavo, žmonės keisti, kalėdų seneliai friki, ta prasme, ten ratai į tą pusę sukasi, ten yra keista. Ir tada buvo labai didelis pasipiktinimas, iš esmės jie turėjo tą reklamą paskui nucancint. Dalykas yra toksai, kad mes, reiškiasi, su visų šita generacija, nors tai yra labai didelė dalis ir tai labai gali, aš irgi labai daug kur naudoju į savo darbę, labai daug kur. Bet kaip ir, tu minėjai, Mykolai, tai, žinai, kol nėra šią sekundą, kol dar nėra žmogaus, kuris gali įgalinti, įdarbinti tos įrankius, tol jis rezultato, kuris ne tik yra, žinai, geras, bet kartu, kuris, suteikia kažkokią satisfakciją ir žiūrovui to, iš esmės jis šiuo metu negali. Čia įdomus dalykas yra dėl kodavimo, kuris toks yra, jį apskritai, čia galbūt net ir apskritai, bendrinant mūsų tą diskusiją visą, žinai, kalbant apie tą visą ateitį, mes jau kalbėjome apie tai, man reikės pirmoji mūsų, antroji mūsų laidoj kažkada esam kalbėję. Per tuos metus įvyko labai daug dalykų, dingo tas tikėjimas, kad bus AGI, atsirado labai daug panaudojimų. Asmodėjus sako, kad kodinius darbus galės 100% atlikti klodas. Taigi, kurios darbus klodas ir dabar atlieka, kas realiai reiškia, kad žmonės, kurie perina dirbti su klodu, pavyzdžiui, koduoti, kas yra tokia, tikrasis tas dirbtinis, žinai, toks kaip čia švarusis tas toksai, žinai, kaip čia pasakyti, dirbtinio intelekto panaudojimas, kodas rašo kodą, tai tenais kai kur tikrai darbas pagreitėja 2-3 kartus, ar ne? Ta prasme, tokio efektą tu gali pasiekti, nes su tekstais, aš nežinau, aš esu pasiekęs 2,5 karto greičiau daryti kažkokį sudėtingą dalyką, kurį reikia daryti, žinai. Bet faktas yra toksai, kad kol kas tą visą dalyką labai riboja konteksto dydis, ta prasme, ypatingai ten įsivaizduok, kiek yra duomenų reikia prisiminti apie buvusį prieš tai kadrą, kad tu sukurtum kitą kadrą. Dėl to tie kadrai, kurios kūrė ten Sora
Explorer arba kiti modeliai yra labai riboti. Ir spręsti, kad duomenų kiekis augo eksponentiškai. Ta prasme, kad tu ne kadras plus kadras yra ne 1+1, bet yra eksponentė. Ta prasme, kad kiekvienas kadras tau 10 sekundžių tau kainuoja, papildomus 2 sekundės kainuoja turbūt kompiuterinės power tiek pat, kiek kainavo prieš tai buvusios 8. Nu, ir taip toliau. Tai tas dalykas tikrai vyksta, bet faktas yra tas, kad ar tu kalbėsi apie karybą, ar tu kalbėsi apie kitus dalykus, dirbtinis intelektas keičia pasaulį tokiais tempais, kad yra biški baisoka. Dirbtinio intelekto atleidimai, čia toks vienas dalis yra PR-as, kad atleisim darbuotojus, suversim dirbtinis intelektas daro ir tai pataikysim kažką, bet yra ir tų realių atleidimų, keičiasi padėtis darbo rinko, net Lietuvoje mačiau straipsnį apie tai, kad nebereikia mūsų jaunų programuotojų, žodžiu, baigėt programavimą, pirmas darbas gauti bus labai sudėtinga. Ir turbūt keičia darbus ir kitose kūrybinėse srityse. Tai nėra taip greitai, kad ten sakytum viską čia padarysim biznį, darysiu viską su OpenAI, bet tas dalykas keičiasi. Jo, čia apibendrinant turbūt apie ką mes šiandien kalbėjom, tai apie tas AI kovas, kurias papasakojo, apie kurios papasakojo Mykolas, tai vis tiek esmė yra ta, kad vyksta labai daug procesų vienu metu. Iš vienos pusės vyksta tobulėjimas, vyksta pinigų kišimas, vyksta kontraktai, iš kitos pusės yra kuriama teisinė bazė, kuri kaip ir turi stabdyti šitą dalyką, yra žmogiškasis faktorius, kur mes darbiškai kaip ir pasimatę, kur visą tai išeis bus. Tai yra Kinija, kur vartotojai. Tik tiek, kad ten labai fainai yra, kad jie tarpusavį dabar mušasi ir subsidijuoja, bando užsubsidijuoti vienas kitą, tai čia šitas pliusas yra. Dar man klausimas jums, kolegos, labai trumpai atsakyti, tai ar dirbtinis intelektas užkariaus darbo rinkas ir pasaulį per artimiausius metus, pavadinkim. Mielas draugas, aš pasakysiu taip, paprastai. Aš vis laikas skeptiškas būdavo to klausimu ir pastaruoju metu aš manau, kad labai daug ofiso darbų bus automatizuota. Ta prasme, kai jau deklaracijas pildo, taip. Žinai, tai bus tikrai labai daug kas labiau automatizuota. Tai man atrodo taip, žinai, ir aš kalbu, deklaracijas pildo, prezentacijas daro, duomenis analizuoja, paprastus dalykus, žinai, taip sakant, mes būsim kaip tie dronų operatoriai su 100 dronų, žinai. Gal ne 100, bet 30, bet tas dalykas tikrai tęsiasi. Kaip greitai tai prieis prie visuomenės, prie mūsų, kaip tai pakeis konkurencingumą pasaulio aš neįsivaizduoju, bet bandymas boikotuoti, čia kaip gazdinti ežį nuogą subinę, to prasme. Aš žinau, kad boikotus galim dar vieną laidą padaryti, jeigu patiks kolego šitą laidą, tai paprašykite, padarysim dar vieną laidą, nes yra dar visas anti-AI judėjimas, bet... Jo, luditai, modernieji luditai, ta prasme, bet, iš principo, žinai, aš tai visą laiką galvoju, kad pas mane darbė nepakeis. O yra procesai, kurie lengvėja, ypatingai postprodukcijoje. Ta prasme, yra procesai, kurie yra labai labai palengvinami. Bet, kadangi dėžę turi kažkas atnešti, galiausiai, kad jis stovėtų, kad yra... Robotukas. Kolegas, taip, už robotus, už AI ir už... Blogas atveju visuomet niekas nepakeis ant technikų. Vakar keičiau tualeto dangtį, manau, kad čia gera pradžia. Sėkminga darbo karjera. Gerai, Hebraiki. Ačiū labai, kolegos, kad žiūrėjote. Mygtukas paspausti patiko, jeigu patiko, pakomentuokit. Komentuojam būtinai, mes skaitom, džiaugiamės. Gerai, iki. Ačiū, viso. Terminalas.